Studijos. Ai, čia studijos. Gerai. Gerai, Tai mes pradėsim. studijos. Kiek studijai metų? Viena Viena seniausia, seniausia, ne? pasižiūriu, jisai man yra wow. Bet jisai toks jis nemirtingas toks, jo, pastovės šypsenėlė, toks energijos pilnas. Aš atsimenu nuo Labai Palangos gerai laikų, kai spinduliuoja. dar mane tėvai veždavosi į Palangą, tai ta prasme, jie eidavo į studijos koncertą. Nu, tai man būdavo, nežinau, 5-8 metų, aš sėdžiu ir kaluosi su tėvu, kad aš nevalgysiu šitos formos makaronų, o tėvas, ne, tu valgysi ir... Kokios formos makaronų? Nu, jie buvo sraigteliniai, man tik spagečiai. Ta prasme, galėtum valgyti? Ta prasme, tau duodavo pasirinkti makaronus? Man neduodavo, Man šiaip ne, man duodavo ir sakė, valgai tu viskas. valgysi šitą ir aš valandą su tėvu kapau, sakiau, nevalgysiu. Man neskanu. Sunkus vaikas. Atsimeni, toks filmas buvo Sunkus vaikas. Aš atsimenu, buvo kelios dalis netgi. Aš tik vieną atsimenu, kur jie nuvarė ant kažkokio atrakcionų ir jis apvėmė visus po to. Taip. Ten, Taip, kur ar ratų. jis apvėmė, ar jis privertė visus vengti? Jo, kažkas iš... Ai, jo, jis privertė visus vemti ir pats žiūrėjo ir žvengė. Taip. Nu, Tai labai va, gerai, tai aišku, tema. per mane tėvas su draugais vėlavo stipriai į studijos koncertą. Studija mano širdį dar labiau atsiveria paskutiniu metu, nes dainas vis atrandu kažkokias tai, kur, žinai, kur tipo, oh my god, atrodo, kad pragyvenau visą gyvenimą, čia su kažkokiu serialu žiūriu, kad vis atrandu aš naujas serijas, skečinės serijas, tokių komikų. Ir ten jau komentarai užknisė, kai kurios sako, klausykit, jie turėjo 2 sezonus, jūs tikrai matė, esat visas tas serijas. Tai kaip ir žinai, studija turėjo savo geriausius gabalus, bet tų gabalų kai kurių tiesiog tu neklausydavai, kaip ir dabar ten atrandi Fleetwood Mac gabalus, kur tipo žinojai vieną gabalą kažkokį pagrindinį, ne, Fleetwood Mac turėjo daug labai gerų dainų, žinai, arba kaip ten sugrąžino tuos Don't Stop Believing, žinai, Journey. Ir jie pasirodo, kad dar daugiau dainų iš tikrųjų turėjo. Tai kaip ir studija. Atrodo, kad sėdim, dainuojam, žinai, linguojam smagiai, tas vienas gabalas, kurį tu žinai, bet ne, studija turėjo, va tie gabalai. Man aš iškart atsimenu tuos, kur ten radijas, tu mano radijas. O čia jų studija? Čia yra Januška, tik tai vienas dainavo, kuris tiesiog su tais judesiukais. Ai, čia tas laikas buvo, kai šitas žvagulis su savo liūtų buvo. Jo, liūtas tada po to šitas. Kas buvo tas gabalas? Man nereikia, nieko nereikia. Gal ir jo. Po to šitas. Jisai čia, man atrodo, su dryžuotu kostiumu tokiu jisai dainuodavo. Nu, žodžiu, jisai nemirtingas. Po to lygiai tas pats diskoteka, kur buvo šitas Sipavičiaus, jo. Nu, bet ten yra afigienė. Beje, Cupegi filmuota. Su pirmaisiais eskalatoriais, vos ne Lietuvos. Diskoteka? Jo. Yra tas klipas senas, jisai važinėja su eskalatoriais ir visi taip aplinkui stovi. Blemba, aš tūsinčiau pagal tos gabalus, nu tikrai. Bet ir tūsina. Hebra dabar atranda TikTokas, kiek padarė, kiek Instagramas padarė tų sugrąžinimų. Mano per vėlų daina iš 2007 metų išgyvena kažkokį renesansą? Atgimimą, visišką renesansą, kur Hebra manęs prašo, rašo fanai, gali gal įrašyti iš naujo, perleisti tą dainą, kažkaip padarykit. Bet aš galvoju apie šitą dalyką, ypač muzikantam jaučiu, nu tu niekada nežinai, kada grįž, kaip ir tas gabalas, kur su John Hamm, kur jisai užsimerkė ir kažkoks 20 ten technuškės hauso gabalas, kurį dabar... Kas ten vaidina tam klipe? Ten iš serialo kažkokio paimtas iškarpa, bet ten iš esmės, kaip supratau, tam serialiai jis išgyvena kažkokią vos ne krizę, žinai, depresūchos. O jie padarė pagal tą gabalą, kaip jis vadinasi? Jis The Neighbor, kažkas apie kaimynus. Žodžiu, jisai vaidina milijonierių šulą, toli teisininką buvusi, ar kažkas su biržos makleriais. Ir staiga jis visko netenka, išsiskiria, netenka pinigų, bet jis gyvena turtingam rajone. Ir jisai suvokia, kad gali niekam nepastebėtas, nes labai gerai pažįstamas su tais savo kaimynais, juos apiplėšinėti po truputį. Kadangi jų niekada praškai nebūna namuose, jis žino jų ten ar signalizacijos kodus, nes jie visi gerai kadaise sutarė. Jisai palieka žmoną gyventi tam rajone su geriausiu savo draugu. O jisai išsikrausto kažkur kitur, bet jis grįžta į tą rajoną vis jos apiplėšinėt. Ir labai geras premisas serialo. Jisai pats buvęs milijonierius kažką tokio, bet jisai grįžta pas kaimynus, ten laikroduką kokį pasiėma, ten dar kažką. Tai man atrodo, čia iš ten. Ir po to varo į klubelį biškį. Gerai, man atrodo, mes jau pradėjom filmuoti, tai galim sakyti labas Vaidai. Labas Simonai, baig kratytis. Man visada juokinga, tipo, kai sveikinasi žmonės, tipo mes ką tik čia atvarėm. Nesvarbu, kad mes iš Vilniaus važiavom, visi kartu visą kelią kalbėjom, bet toks labas, sveikas, labas, ačiū, kad atvykai. Ne, tai aš irgi žinau pasirinkti.
O labas mes nesimatėme. Taigi vis tiek, man atrodo, jūs pradėsit ranint nuo Taip. pokalbio apie studiją. Tai vat Gali būt, būtent, aš nežinia, dėl to ir žinok. sakau, man tos pradžios visos jos būna tokios, nu jau pradėjom filmuoti, tai dabar jau šipsokimės ir kalbėkim, žinai, kreipdamės į jūs vienas į kitą ir, Ne, kad ir tada gaunas toks. Kad mes nepadarysim tokio dalyko, kaip kažkur kažkam nuskambėjo nepatogiuose klausimuose, tai tikrai nepadarysim. Ai, Kad man patinka putė? Ne tu. Ai, Man atrodo, tu mažiausiai sudegęs esi. O kodėl putė yra blogas žodis? neblogas, aš girdėjau, kad dabar dar kelis tokius pateisino, bet mes jų tikrai negalim sakyti. Tos, kur... kur- Putė tai labai gražus žodis. Nu, tikrai. Man tai... Mielas. Ta prasme, aš kažkas, šiaip tai visų pirma, tai aš kaip bairį, tą vis tiek sakiau, nesakysit. Ne, nu taip, kitos nesakysiu. raidės. Taip, negražiai tą. O pavyzdžiui, o vagina, tai man labai medicininis toksai terminas. Man negražu šitie iš viso Labai tie lietuviški Kaip ir penis, žodžiai. Man, kažkaip tai, man man toks penis, atrodo- man labai ne. Žinai, Jo. penis tai tas kaimynas, kur nelabai mėgsti toks. Nu, Taip. tipo, kur kažkodėl sako, Bet nu, jeigu va, dar tas- labiau nemėgsti nu, tai yra iš B raidės. Jo, nu taip. Atsiprašau. Nu taip, taip. Bet aš tokių kaimynų Jo, neturiu. bet putė, Pas mane iš dviejų pusių nieks negyvena. Čia šiaip labai britiškas. Nu taip. Kaip Lenkai turi kurva. Taip. Nu kaip priežodin, ta prasme, Taip. ar gerai, ar blogai, gali bet Taip. kur panaudoti. Kažkam podcast'e kitas žiūrėjau, sako, jie aptarinėjo mano tą, sako, kas šiais laikais sako putė? Daug kas sako putė. Kokiuose sluoksniuose tu sukiesi, aš nesuprantu. Ta gražia tema, štai mes turime savo pirmąjį rėmėją, jej! Bliamba, čia tai transitionas, Jo. aš nežinau, ar tas rėmėjas norėtų būti. Jo. Ne, čia, žinai, Sujungtas per kodėl, šitą. nes pavadinimas labai tinka. Čia kaip tavo žodis, kaip kam. Nu, va, Jo. žodis yra kaip kam. Taip. Tai ir šita kambučia yra kaip kam lietuviškas produktas, gaminamas iš natūralių medžiagų. Vaidai, kadangi tu sveikai dabar gyveni, ar ne? Natūralinė augalinė medžiaga priklausanti flavonoidų grupiai, kuri kovoja su laisvaisiais radikalais. Ir... Nežinau, skamba kaip politinė jėga, žinok. Tai va, ko nemėgstam, tai laisvų radikalų, šitą, žinai. Vaidai, Tu- bet bet tu turėsi tu- vis tiek tu- dabar paragauti, Jo. nes kitaip reklama nesigaus, Nu, supranti, ir mes turėsim iš naujo. Nu, jo. gerai, Ką- viso mūsų pokalbio metu, jeigu norėsi, Galėsim išimkis. paragauti. Jo, čia yra eglišakės. Tikrai geras reikalas. Aš visą laiką vadinu, nežinau kodėl, yra šv baziliko ir aš visą laiką noriu sakyti švento ir iškart pasitaisau, sakau šviežio. Aš sakau, Jo? ne, čia švento Taip, baziliko. nes Holy Basil. Nu, tai Aš taip tikrai ne. Tik su ją ir su Tikrai žinau. nešviežias. Tai va, bet kokiu atveju, tai baišinkis, kai tik norėsi, Gerai. kaip kam O oranžinis koks yra? imbieras. O, šitas tai galingas, labai bet labai Iš geras. karto, žinok. ne? Bet toks atsibudimui. Kava ir tada šito įkali ir jau gali. Taip. Gerai, mes dar turim dar vieną svečią, kuris, kaip suprantu, bimbinės kur norės, nes Ai, yra labai yra pakankamai dažnas. yra savarankiškas augintinis, tai yra bitė, tavo šuniukas, taip, Mhm. kuria yra 9 metai. Jau 9. Mes ką tik važiuodami iš Vilniaus prisiminėm, kaip filmavome serialą kartu visi. Ir jai tada buvo kiek? Pusė kokių metų? Iki metų, ne? Mhm. Kur mažutė, kur jinai ne vieną dublį įbėgdavo. Tikrai, da. Ir mes filmuojam rimtą sceną, kokią nors kažkas paėmęs vaidą, čia už šitos vietos, kodėl tu mane gražinai pinigų? Ir bitutė taip. Ir pasikeičia viskas absoliučiai. Taip. Ir jau 9 metai. Geras. Čia, kaip sako, žinai, su vaikais gali skaičiuoti, kaip greitai laikas bėga, su šuniukais ir gyvūnais lygiai tas Su pats. vaikais tai tikrai, šiaip savo aš neturiu, bet dukterėčias aš juose matau bėgantį laiką. Tai mano pirmoji dukterėčia Smiltė, tokia jau paauglė, kur ir tėvai jau, žinai, ten tipo, tėvai ir dėdė jau toks, dėdė, žinai, dainuoja. Kažkada buvo fainai, dabar jau. O mažoji mano tokia, kur dabar, galiu mobiliaką atsirašyti, tai jinai dabar yra Floridoje. Mažoji yra kiek, kad mes Jo, maždaug suprastumėm. Nenoriu meluoti, 8 metai man. Nu, maždaug 8-9, ne? 8-9, tai jinai man rašo, Aš turiu draugą. iš Floridos šiandien, jinai labas parašė 2 valandą nakties. Tiesiog labas? Jo, labas arba jinai man, čia aš neišduosiu, ką jinai man rašė. Bet jūs daug susirašinėjat. Jo, labas, vieną dieną, kitą dieną, labas, sakau, labas meilė, jinai man ką tu, aš eisiu kinant, sakau, ką tu, aš kalbuosi su draugu, kalbausi, sakau, kalbuosi reikia rašyti, žinau, viską baigėsi toks mūsų pokalbis baigėsi. Kaip Tai miela. tu dėdė mokytojas toks, Jo. tipo, kalbuosi reikia rašyti. Gerai, dėdė, neužknys, žinau. Tai tu jie taisai kaip ir komentatorius internete, ne? Iš karto. Bet tu, Vaidai, pasitaisęs, biški, aš seniau buvo tave užėmęs tas Jo. Erzelis, ne? Biški su jais kovot. Ne, aš teisybės ieškotojas, esu mano
toksai. Tai dabar esu teisybės ieškotojas. Bet biškį atlaidės. Dabar dažniau iki 10 skaičiuoju. Ai, tu Bet vis tiek parašai. Nežinau, Aš tai kažkaip nemačiau jau šitų, nes seniau tai jisai taip parašy pakankamai. O labai, ta prasme. Ir vis kažkas pasiskūsdavo, žinai, kaip pas mus. Vėl Vaidas neturi ką veikti, tai jisai dabar... O ko čia verkt? Ko čia verkia? Aš irgi nesuprantu. Eina ir verkia. Kažkam kažką pasakiau ir eina ir apsiverkia. Taip negalima sakyti žmogui, kuris yra scenoje. O tau galima? Tau galima, man negalima. Supranti? Taip, aš taip nežaidžiu šitą žaidimą. Jeigu man su manim kažkas negražiai šneka, aš su jais dar negražiau šneku. Kelintų tu gimimo? 7. Kurių nesakysiu. Jau kai išleisi, man atrodo, jau bus tavo gimtadienis praėjęs. Tai jau turėsi kęst šitą eilinį bairį. Kokią dainą klausysi? Uždėsite Prūsaičio dainą, jo? Aš gavau jau. O, negalim, tik 5 sekundės. Bet jeigu tu dainuotum, tai negalėtum mūsų išskirti. Saulį gal. Gyvai tavo, ne? Leis naudoti. Įdomu, ar bus kokie nors tavo draugeliai šitą bairį sugalvoja ar ne, kad nusamdyt kokiai nors šventijai, kad ateitų Saulius įsiveržtų su gitara ir spalvotų. Tai jau buvo, aš filmavausi LRT Giržado pokalbių laidoj ir ją rodys aplink dabar kovo galą, tai jau ir bendas pradeda groti Prūsaičio 3-9, o mes filmavomės ten prieš mėnesį gal ir aš toksai... Kame čia bairis, ne? Kada jis rodys šitą laidą? Kovo gale. Ai, sakau, supratau. Gerai. Tavo gimtadienis kovo 28. Vieną dieną po teatro dienos. Jo. Mano brolio, kuris, be to, kad tėvai, žinai, su teatru susiję, šiaip absoliučiai nesusiję su teatru, bet gimęs kovo 27. Mano brolis veikia? Mano brolis gyvena. Ne, jisai dirba su visokiais ten, net nežinau kaip pasakyti, šildymo sistemos, santechnika, montuoja, renka detalės, visai kitą pusę. Jo, gyvena normalų gyvenimą. Bet aš turiu omeny, kad aš visą gyvenimą jam pavydėjau šitos gimimo datos. Žinai, kad jisai gimęs kovo 27, nes čia kažkada man atrodė, čia jeigu taip gimsti, tai čia lemtis viskas, tu privalai būti genialus aktorius, bet iš esmės, kad jaučiu, nieks niekada nešvestų tavo gimtadienį. Tai, jeigu mano brolis yra gimęs gruodžio 24, vadinasi, jis turi būti genialus Jėzus. Taip. Va šitoj datai tikrai jis niekada nešventė. Genialiai mokėt numirti ir prisikelt iš numirusių. Vat toks būtų nemirtingas kitaip. Nemirtingumo grėsė. Kažką pasakiau ir po to dabar duobę bandau kas. Nebekas giliau. Gal tegul tavo brolis gyvena. Gal tegul, tikrai tegul. Bet šiaip kalbant apie gimtadienius, tai dar blogesnis yra gimt, pavyzdžiui, vasario 29. Kur tipo, arba 28, arba kas 4 metus, arba kovo 1. Bet jie taip ir švenčia. Ne, aš pažįstu vieną tokią pažįstamų draugų dukra irgi yra, tai jinai kaip ir pyksta, jeigu tu sveikini vasario 28, bet kovo 1 irgi kažkokia nesąmonė. Bet kas 4 metus dar didesnė nesąmonė. Bet amžinai jaunas. Amžinai jaunas, niekada negimsti. Nes po tau 24, tam nelabai blogai gaunasi. Tu 24 metų. Jo, gal mes lipkim iš tos duobės. Lipkim iš šitos duobės. Vaidai, aš žinau, kad mes su tavim kalbėsim ir... Rimtai iš kur? Jo, man Aleksandras pasakė, kad mes kalbėsim. Tai aš galvau, tu esi toks, žinai, kaip kalbėjom, kadangi važiuodami į priekį truputį apie Hollywoodą. Hollywoode tai vadinama triple threat, žinai, kur ir šoka, ir dainuoja, ir vaidina, ir dar sužinau, kad tu knygas garsini, ir žodžiu viską darai. Toks natural, pavadinkim taip. Ačiū. Ar tu, mano pirmas oficialus šiandienos klausimas, ar tu kada tu supratai, kad tavo balsas tavo fainas yra? Aš kalbu labiau apie, žinai, kai nedainavau, aš pradėjau nuo garsinimų, žinai, kai pirmą kartą išgirsti kažkur įrašę savo balsą, tu galvoji, kaip baisu, kaip aš negaliu klausyti savęs ir reikia, žinai, šitą dalyką perlipti. Tau buvo šitas ar ne? Nes tu pirmą pradėjai dainuoti. Gal aš dabar galėčiau pasakyti, kad aš šiais laikais suprantu, kada mano balsas buvo nefainas. Tai kai aš atsisuku ir klausausi ten prieš 20 metų, kai Dangui dalyvavau. Bet tu kabinėjęs prie techninių dalykų, ne prie balso. Kad tipo technikos dainavimo. Ir nesusiformavęs. Bet tai ten tu buvai kiek čia 20 metų atgal, tai 18 metų, tai dar net neaišku, iki galo mutavęs balsas, žinai, pas tave. Taip. Ir aišku, kad techniniai dalykai, dar tada gal ir to skonio kažkokio tai aiškaus nebuvo suformuoto, bet kada aš supratau, kai fainas balsas, gal aš niekada... Fainas čia toks gal prastas žodis. Niekada gal negalvojau apie savo balsą. Bet tau netrukdo klausyti savęs? Ne, tu gali normaliai klausyti be prisikabinėjimų, kad oi, sušveplavau, aš negaliu. Aš
aš galiu dėl profesinių galbūt dalykų, kad susiklausyčiau ir suprasčiau, kaip kitose darbuose, kitose projektuose man dirbti arba patobulinti šiek tiek tam tikrus viražus, ten įskaitant, įgarsinant arba, tarkim, bedant renginius, kas esu 2 bedęs. Tai po pirmo peržiūrėjus turėčiau pastebėti, nu, žinai, vedžiau 2 renginius, mama, mus esu vedęs. Čia visai patiko, bet po to gal, ar ne? Bet jo, bet su mama ir su tėčiu neseniai kalbėjom apie garsinimus virtuviai Šeškinėj ir kažką apie tos garsinimus ir sakau, kažkaip žiūriu, kad man tų garsinimų vis padaugėja ir daugėja ir daugėja ir filmai, ir animacija, ir knygos pasakos. Mama sako, nu taip, nuo seno kažkaip tai, taigi, atsimenat, sako, mūsų mokykloje, mano mama dirbo toje pačioje mokykloje, kur aš mokiausi, mokykloje tasgi buvo žmogus, kur muzika rūpinosi ir garsu ir taip toliau, ten tas toksai muzikos ūkvedystė, tarkim, ar ne? Ir jisai sako, taigi, pasivedė jis mane kažkada iš šono ir sako, o aš dainavau renginį mokyklos kažką. Nu, sako, nu Vaidas, nu, sako, nu toks balso tembras, sako, jeigu būčiau, teisingai, taip ir sakė. Taip ir sakė. Čia kaip nusičiaudė, žinai, žmonės reiškia patvirtino. Taip. Nemeluoju. Jeigu būčiau mergina, nu, nusirinkčiau nedraugavęs, nežinau kaip čia. Nu, tai žodžiu, bet man mama tik po daug metų šitą pasakė. Tai pasirodo, kad kažkas jautė, girdėjo, kad tas balsas gali būti kažkur. Tai visą laiką turėjau gerą tartį, čia matyti mamos palikimas. O mama ką? Lietuvių kalbos mokytoja. Taip. Tai mama mane dažnai taisydavo ir Šitas nuo karto ateis pas tave. Jo. Nekreipk į šitą žmogų dėmesį, jis labai mane mama bus. Mane Jis čia ir už augalus atsakingas. Jis ir gėlytės pastomis, tu gražiau, geriau fone. Nekreip dėmesio į. Mes čia startuojam, žinai, tai čia gali visko būti. Skirsiu į tą. Nekirpsim, taip fainiau netgi. Gerai, mama tavo, viskas aišku, iš kur tavo tartis gera. Taip. Tai tas ir dainavime, matyt, labai padeda, aiškumas ir tokiuose darbuose kaip skaitimas. Bet šiaip, nu, kadangi mes esame visi toj srity garsinimo ir dubliažo, nu, įgarsint knygą yra reikalų, yra laiko, kada tu spėjai, nes, nu, vat pasižiūri, kodėl tu tai darai, nes aš kaip suprantu, čia yra faina, tu pačiam įdomu ir dėl to, kad tu gauni progą perskaityti knygą, nes kitu atveju jos neskaitytum, nes aš tikrai vienu metu ėjau garsint knygų dėl to, kad, nu, bent knygą perskaitysiu, pagaliau yra laiko, yra galimybė. Tam tikros knygos, lai neįsižeidžia leidyklos, nu, ne, aš nesakysiu pavadinimais, tam tikros knygos, kurias aš garsinu, nebūtinai aš jas skaityčiau namuose. Pasirodo, kad mano balsas tinka erotiškiams vaidmenims ir aš nemažai garsinu dabar to šiuolaikinės 50 Shades of Grey-nių tokių kažkokių panašių knygų. Tenka, ar ne? Bet čia gal dar ir tas prisideda, žinai, kad, nu, tu esi tu ir kai žinai, vat, čia Vaidas įskaitęs yra erotinė knyga. Gal, nežinau. Aš tą patį galvau, žinok, nu, gal jeigu kažkoks tai, gal tikiuosi tokio nėra, Petras Bambaliauskas, žinai, skaitytų, moteris galvotų, nes dabar moteris, jeigu Vaidas tą knygą, jos įsivaizduoja. Gal, dabar populiariosios vaidmenų knygos, tai kur keli aktoriai garsina vieną knygą, tai aš dažnai su kažkokiamis aktorėmis pasirodo. Aš dalyvauju, nu, tugi nebūni niekada studijoje vienu metu. Taip. Tai tu tik ten įsiaiškini, o kas įgarsina moterišką partiją. Tai tas ir tas. Ok, fainai, smagu. O tu savo darbą atidirbi ir po to jau žinai. Tai aš tikrai įsijungiu paklausyt dėl profesinių kažkokių tai dalykų, o taip tai, nu, nesu tas, kuris prieš veidrodį stovi ir ten išsitraukęs, kaip sakant, save patenkinau. Nu taip. Aš girdėjau komplimentų į tavo pusę šituo atžvilgiu, kad tavo knygas įskaitytas. Į balsavimą. Jo, įskaitytas mėgsta klausyti ir kad sakė, kažkaip fainai. Toks, žinai, iš karto atsiranda tas interesas pačiam darbinis. Nu, gerai, reikia paklausyti, Vaidą, nu, pažiūrėti, kaip čia. Tuoj mes kaip referensus pradėsim tinėti, sakyti. Žiūrėk, kaip Vaidas garsina, kad švepluoji, tu kažkaip čia neįdomu klausyti. Paklausyk, kaip baumėl, užsimerk dabar. Man labai pasisekė su pirmoju garsinimu. Man pasiūlė įgarsinti Vilo Smito autobiografiją. Okay. Kurią jis parašė prieš trenkimą ar po trenkimų?
Man atrodo, kad prieš trinkimą. Ai, nu tai dar jį Dar, mėgo. dar tada jo knygą pirko. Bet jinai pasirodė po trinkimo. Jo. Kaip vienas slepas gali sugadinti žmogaus karjerą? Galėtų taip vadintis. O gal nuleisti ant žemės ir bet padaryti tam tikrus, Bet iš tikro nieko, jau kelis metus nieko iš viso apie jį, visiškai nieko. Krisas Rokas išleido specialą ir pakalbėjo labai... Šiaip labai geras specialas, jeigu nemačiai. Šiaip internete tai jisai dalyvauja, jisai ten ir tą repo karjerą kažkokią tai bando savo atkurt. Truputį tai nes dabar gangsteris, žinai, slepas gangsteris. Truputį cringe tie gabalai, ten kažkokia I'm the realist, I'm the hood, I'm the... Jis toks, kur pasenė, tu niekada nebuvai gangsteris, nereik dabar aiškinti, kad tu kažkoks, ne. Aš atsikandu daugiau, negu galiu sukramtyti ir sukramtau. O tokie tekstai. Sorry, mes tave numušėm, tavo pirma knyga buvo Willo Smitho autobiografija. Jo. Tai aišku, kad girdėjau. Bet grįžtam prie tos knygos. Kodėl jinai buvo sėkminga, ta prasme, patogi tau buvo, ar dėl to, kad autobiografinė knyga, tu pradėjai kalbėti apie... Dėl to, kad autobiografinė ir dėl to, kad, man atrodo, aš kažkaip iškart pagavau, kad Willas Smithas ten toksai atsipalaidavęs turėtų būti kaip Fresh Princas dar savo karjeros pradžioj ir aš tokį įjungiau, tokį vaidiškumą galbūt, pasisekė, kad labai tiko. Pasisekė, kad man pačiam kaip prie mano asmenybės tiko, žinai, man nereikėjo kažkaip iš karto imtis labai sunkaus matyti vaidmens. Dramatinės rolės verstis iš savęs, ten kažkur ieškoti. Taip, kažko paauglystės traumų. Būtent. Tai labai tiko ir labai pavyko ir su to aš netgi ir buvau nominuotas geriausiam garsintojui to meto. Bet tu pats nominuoji. Tu pats komisijoje, pats nominuoji. Ne, tada gal dar nebuvo čia baigęs. Gerai, juokauju. Aš nesu tas, kuris nominuoja, šiais metais aš buvau tas, kuris renka. Tai prieš kelis metus, kai tą Willo Smitho įgarsinau, tai teko atsidurti tarp nominantų, trejetuko, kas buvo, wow, o dabar aš esu jau garbaus amžiaus vyras, kuris gali, supranti, Dapkūnai, tai kuri yra mano kaimynė, ateiti ir sakyti, žinot, klausiau jūsų įgarsintos knygos, labai patiko, tiesą sakant, kaip sakant, rinkome tos balsus, viena iš nominacijų buvo, ir jūsų, kaip sakant. Ok, kadangi Simonas uždavė pirmą klausimą, mes per praeitą laidą išsiaiškinom, kad jis turi vest, nes jis yra alfa patinas. Tai turim dabar ne vieną, man atrodo. Tai dabar čia jau tavo konkurencija su Vaidu, aš nesikeičiu. Čia jis per vidurį sėdė. Mums Vaidos skaitininkė paaiškino, kad Simonas yra pas mus poroje alfa patinas ir jis turi būti tas. Tai už tai ir garsas. Aš labai laukiau tos, kada aš galėsiu. Tikriausiai gal dar bus, žinai, tų progų tą padaryti, bet kadangi tu alfa patinas, tai aš jau turėjau. Ta proga. Matai, aš net tavo damą paėmiau. Aš turiu leisti jam užduoti pirmam klausimą. Mano bus antras klausimas, aš kaip antrasis žmogus. Tai aš kaip tik ir tu pats užsiminėjai dabar, kurioje vietoje to buvo sunku savęs klausyti, ne, kažkuriam periode. Aš prieš porą dienų, man atrodo, mačiau net rilsiuką, kur yra sutapatinti tavo praeities ir dabarties. 2.5 ir 2.15. Jo, kažkoks ten, man atrodo, kad iš dangaus ten buvo tas performances. Kaip keista ten buvo matyti tave, nes tu taip iš tikro, visom prasmėm pasikeitęs. O dabar, ten sugretinti 2.15, tai jau 11 metų praėjo. Taip, ir dabar dar, kai matai tave dar tam ta prasme, ten yra 2.5 ir 2.15? Taip, ir ten jau yra dabar galėtum dar vieną dadėti, ne? Taip, tai čia tas bičas, apie kurį aš nekėjau, kuris padaro tos... Tai ten yra kažkokios tos pačios dainos performansai, kaip tu atlikai tada ir... Jo, šiaip ten yra Mylio. Mylio, ne? Jo, vienas akustinis, toks akustinis variantas, kitas ne. Ir kur tu vedi su šituo visu? Ne, aš noriu paklausti, aš tuoj prieisiu, bet apskritai... Užaugai, Užaugai, bet tu pasikeitei. Ne, mano klausimas nes aš augau pats tuo metu su tais visais pačiais realybės šou ir dabar per tuos 20 metų realybės šou labai, labai stipriai pasikeitė. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu dabar būtum tų pačių metų kaip tada, ar tu dabar ryžtumės eiti į realybės šou ar ne, matydamas, kas dabar vyksta ir ko reikia realybės šou visam reikale?
Tai dabar eičiau į tos konkursus, tik tai vadinamosius kažkokius, tai ten X Factorių ar kažkokį kitą. Nevarytum. Bet varytum. Ta prasme, nebūtų tokio stabdžio kažkokio, kad, ne, aš nevaryčiau. Aš labai paprastai žiūriu. Į Love Island, pavyzdžiui. Too hot to handle. Too hot to handle. Ne, į tuos, tai, matai. Nu, nes tai yra Aš labai- atčiausiai atitikmuo dabar. Bet aš norėjau būti su muzika kažkaip tai susijusiame TV reikale. Kažkiek norėjau. Nieko nebūdavo tokių dalykų. Ten buvo vieni pirmųjų po visų akvarimų ir taip toliau. Nu, taip. Muzikinis ateina. Ir jie, ta istorija sena kaip gyvenimas, aš jau 100 milijonų kartų pasakojau, buvo kažkoks konkursas, kažką, mane pakvietė, sudalyvauti atrankoje, aš sudalyvavau, nepatikau, vasaros gale man skambina, sako, žinokit, vis tik trūksta žmonių, tai toks aš Vis tik trūksta. Jo, nu, tai va toks aš buvau, kur net ne pirmas, žinai, ir gal net ne pirmas pasirinkimas po to, žinai, kad trūksta. Kažkas atsisakė, kažkas nesutiko. Jo, tas, kur Vaidai, jo, sudalyvavo. Trūksta, gal tu kažkaip galėtum ten vieną lovą, vis tiek jau raskaladuškė jau atitemta, tai gal tu... Nu, jau visas įdirbis padarytas, žmogaus trūksta. Bet tu ėjai dėl grinai muzikinio, ar norėjai biškį to glory and fame? Tai aišku, man buvo 18 metų, aišku, kad aš norėjau. Aišku, kad norėjau. Bet gavai su kaupu. Gavau. Gavai viską. Bet ten buvo ir emocijų, ten buvo nuoširdžių ten dalykų. Tokių jauno žmogaus, žinai, kur aš, kodėl, gal aš nepakankamas. Aš dangų žiūrėjau, tai, pavyzdžiui, dėl Jono Čepulio, nes jis mūsų geras bičiulis buvo. Jo, jis buvo fantastų klube. Taip, ir labai puikiai jis mėgaujasi tom, ką jis daro, nenori niekur grįžti, jokius ten tos dalykus, mato žmogus laimingas ir kaifuoja. Jonui linkėjimą, čia vis sutinku, labai mes šiltai kažkaip tai pakalbam, pasisveikinam. Tai fainas, protingas ir sveiko proto žmogus. Labai smagu sutikti tikrai. Aš tavęs dar nepažinau ir man Jonas sakė, ne, Vaidas, žinok, labai fainas žmogus, šiaip iš tikro. Nes, žinai, šiaip iš tikro. Jo, nes Telekas vis tiek sukūrė iš jūsų personažų. Vienas turėjo blogas būti, žinai, kaip atsimeni, baras buvo ir buvo Britvarkas ten, kur pastoji muštis norėdavo su visais. Tai aš nežinau, ar jis gyvenime ten toks, bet, ten buvo, šitą girdėjau. Ten buvo krenta kaip lapai iš baro, vėl neseniai kažkas. Baras, matai, negerkit žmonės, nes neįgera. Čia vis dėlto yra moralas kažkoks. Jėtus, Bet grįžtant prie tavo tos pradžios, ką tu dainavai castingė, atsimeni ar ne? Taip. Ką? Aš dainavau iki šiol vieno mėgstamiausių mano atlikėjų dainą Music Soul Child, toks yra bičiukas. Neo Soul atlikėjas, aš užaugau su ta muzika, su R&B, su soulu ir aš dainavau jo dainą, jį vadinosi Just Friends ir jinai prasideda nuo beatboxo iš tikrųjų, aš dar tuo metu kažkaip tai beatboxu užsiminėjau. Tu norėjai viską parodyti, ką geriausia. Viską. Žiūrėkit, Hebra. Ir skamba taip, va. Girl, I know this might seem strange, but let me know if I'm out of order for stepping to you this way. See, I've been watching you for a while. Kažkas tai. Bet mes girdim 2026 metų, aš turiu įtarimą, kad sugalvoti, kas buvo 25. Pusės to nebuvo, ką tu darai tada. Aš jaučiu žiauriai nusivariau. O po to dar pakvietė į tą antrą perklausą. Ir man atrodo, gal Justin Timberlake aš dainavau, nes buvau visiškai irgi kumyras absoliutus Timberlake'o. Po paskutinių video dar didesnis kumyras esu, kaip jisai iš mašinos yra išimamas ir jam liepia drunk testą. Mačiau daryti. I'm on the world tour. Šitas toks, tu matei šitą ar ne? Man jo komentaras juokingiausias buvo, wow, this is hard. Ta prasme, kad čia iš tikrųjų, čia sunkus šitie jūsų testai, pats padaryti. These tests are hard. Papus. Nope. No way. Čia einant link šito iš karto, nes aš turiu pasižymėjęs ir tą klausimą. Tu nuo pat pradžių vizualiai ir taip pagal savo visą stilistiką atrodė, kad tu turėjai būti boy bande. Jo. Dėl to, kad aš užaugau. O nebandė iš jūsų formuoti, kaip Simonas Cowellas One Directioną padarė? Galėjo būti aš, Natas, Čepulis, Antanas. Prašau, padarykit taip. Antanas. Dar ne viskas penktoriai. Ir dar buvo Latvis toksai Igors. Igors? Man atrodo, Igor. Nu, buvo Latvis žodžiu. Buvo. Tai gerai, Čepulis būtų bad boy.
Jo, tu būtum toks Timberlake'as, Jo. tas, Jo. kuris frontmenas. Saldus toks. Antanas Natas būtų toks Natas toks Kūrybiškas. biški- toks tipo romantikas Blink-182, kažką, bet romantikas, jo. Bet romantiškiausias tai būtų buvęs tas Igoras, nes jis buvo Latvis? meškiukas, jo, visiškai, jį meškiukų pravardžiuodavo, jie meškiukus mergaitės mėtydavo per pasirodymus. O Antanas, nu, tas comic Antanas būtų- relief. Man jis primena... už pinigų skaičiavimą. Jeigu boy bandus, man atrodo, jis man labiausiai primena, jis 17-ose buvo toks bičas, kur su tokia didelė nosim, kurį visi vadino labai negražiai. Tai vat jis man tą primena kažką. Antanas jis vežiotų su savo automobiliais. Būtumėt labai Kaip mes juokinga. visi nukeliavom į skirtingas, ne One Direction, o skirtingas direkcijas. Bet tikrai. net ir tarkim, po pačio projekto buvo minčių kažką kurti. Arba su kom būtum norėjęs būt boy Kaip bande. suprantu, tave įsuko pakankamai greitai, Greitai ne? ten Tas kažkaip dalykas tai nelabai viskas- buvo ten, kada galvota su kažkuo. Jo, aš jau kūrėm albumą, bandžiau rašyti jau patys pirmieji dalykai, nes nebuvo populiaru tada singer-songwriter pats tas terminas, arba man buvo viskas aišku, kažkas kuria muziką, tu ateini dainuoji ir viskas. Dabar jau pasikeitė žaidimo taisyklės ir pačiam net nebesinorėtų kitaip kažkaip tai jas žaisti. Tai tuo metu, jo, viskas greitai sukosi, labai. Tu buvai įsuktas į tą mėsmalę, čia dainos, čia tas, dainuojam, važiuojam, kažką veikiam. O po to mane kažkaip labai greitai ir paleido Samas Saulius Urbanavičius, kuris buvo vienas iš prodiuserių Dangaus, jis sako, kažkaip gal atrodo, kad, žinai, gali tu kažkaip tai ir išeit. Aš kažkaip supratau, kad, gal jisai manęs nemato, žinai, šito scenoje. Nežino, ką daryti. Gal nelabai žino, ką daryti. Ir po to aš esu šiaip... Mane dažnai kas vadina iš draugų ir apskritai industrijoje ir mano vadyba. Nepameluos sakydami, kad aš esu, tas working asilas esu. Ta prasme, pakinkyk mane ir aš tą... Ir let's go. tą dirbą, supranti, arsiu. Aš toks esu, aš kuinas. Man kitaip dar gyvulys. Aš turiu dirbti, aš turiu varyti. Aš turiu varyti. Gal aš neturėjau tokio talento, kur aš atsimenu, kad atėjau su kolega kažkur pas Juozapaitį, dar mokėmės dainuoti linkėjimai Vytautui. Mokėmės klasikinį dainuoti ir ateina mano kolega, kuris turi va tokį balsą, žinai, ir aš atinu, kur va toks, žinai. Ir aš galvoju, fuck, reik varyti. Aš niekada nebuvau tas, kuris... Iš karto duotybė ir tipo, tu tik ateik. Taip. Aš niekada neturėjau visko patiekti ant lėkštutės. Aš žinojau, kad reikia labai daug dirbti. Tas tikriausiai iš tėvų kažkaip tai atėjo. Gerai, o jeigu taip pafantazuot, vis tiek tu turėjai kažkokius savo, nežinau, tuo metu, kai tu įėjai į visą tą industriją, ne, tu turėjai savo tos mėgstamus lietuvių atlikėjus, ar ne, kažkokius. Ar buvo tokie atlikėjai, su kuriais tu įsivaizdavai, kad, blemba, su jais norėčiau būti, hebrai, tai boy bandas. Fitą daryti, ar kūrybiškai, toks boy bandas, galėtum toks... Čia yra, mes kalbam apie kelintus, 2-5 čia, 2-5, 2-4, kas tuo metu buvo... Ant bangos. Neo, kas iš berniukų, Bavarija, gal kas Neo gal truputį vėliau. Psichas buvo tuo metu ant bangos. Jisai tik po akvariumo. Bet Neo tai buvo, wow. Neo tai buvo kažkas tokio vakarietiško pakankamai. Jo, Raigardas Tautkus, jisai geras muzikos prodiuseris, jisai žinojo, kaip tą muziką rašyti, ko reikia, kaip sustatyti tą grupę, žinai, kas ten saldainiukas būtų, kas dainuojantis būtų, kas ten tas... Nu, vat jis galėjo sukurti iš jūsų. Jis galėjo. Viena direkcija. Jis galėjo, bet man atrodo, kad tuo metu mes kažkaip tik ir konkurentai gal buvom, žinai. Tada Linas Adomaitis man... Tai Linas Adomaitis man visą laiką buvo mano kumyras, iki dabar aš labai gerbiu jį ir klausausi. Ir man, bet Linas buvo ta siekiamybė Lietuvoje, nes jisai pirmasis dainavo soul muziką, tą R&B muziką. Pirmasis dainavo, ar tu ją matei? Taip, ir L+, visi tie vaikai, Inga Jankauskaitė. Jampolskis. Ne, Jampolskis Minktaka buvo. Jampolskis Minktaka, jis buvo ir L+. Ir L+, ar tu ją matei? Nebuvo. O gal ir nebuvo. Perpratom Mariuką, man atrodo. Mariau, linkėjimai, mes supratom tavo įėjimą. Visur reikia pabandyti ir kažkur gal gerai. Kažkur pataikysi. Man čia gal labiau patiko. Na, jų daina, ta lauko vidury, iki dabar aš labai paklausau tą lauko vidury, prašančios vandens, kažką tokio. Anyway, Linas buvo man tokia siekiamybė jo. Gerai, turim 2, kas dar būtų... Iš tos... Mes čia jau labai kapstomės į tokius, kur tada buvo daug iš tų žmonių
dabar arba vieni dainuoja, arba jų nebėra jau kaip grupių, tai iš vis mažai. Bavarija buvo, žinai. Picasso Bet čia buvo boy prasidėję bandas kokie, ne? visas buvo Picasso, Bavarija. bet aš kažkaip jaunesnis už juos buvau truputėlį. Bet aš visą laiką mačiau save Seniai. kaip solo atlikėja, gal taip pat savo patiekiau visą šitą variantą, gal taip jau buvo pradėję vystytis ir tuo keliu aš ėjau. Bet aš dar ir norėjau mokytis, graužt mokslus ir mane labai viliojo aktorystė. Neįstojau aš į akademiją. Tu stojai, ne? Aš stojau į akademiją ir tada... Kas kurso vadovas, kas vyko tada? Kurso vadovas buvo Bagdonas. Tai buvo... Tai renginių vedėjai. Jo, renginių vedėjai. Tai tu su manim tais pačiais metais Tais stojai? pačiais metais stojau kaip ir tu. Taip. Tai Jo, sustojai. Latėnas buvo ir Bagdonas, du kursai. Jo. Taip. Lėlininkai ir renginių vedėjai, kur Taip, turėjo taip. Vytautas Kernagis amžinai. Taip, ir amžinatėlis Jo. Kernagį sutikau aš tada Sluškose per stojamosius. Bet jūs buvot pažįstami iš bendro Mes kažkokio jau buvom rato. pažįstami iš dangaus. Jis jo. Taip. Mes jau buvom pažįstami iš dangaus. Taip. Ir mes susitinkam Sluškose, Sluškų rūmose ir jisai Sako, "Ką čia pamatė darai?" mane su Natu. Ir Natas stojo? Taip. Jis sako, vyrai. Sako, jūs čia neįstosit. Tai pala, ir Jonas stojo tais pačiais metais. Jonas Ne. stojo irgi? Jonas kažkuriais metais gi įstojo į režisūrą. Gali būt. Geras. Jis įstojo į režisūrą, žinau, kad jis stojo. Jo, tikrai. bet gali būt, Jis pusmetį pasimokė Jonai, ir- jeigu mes sumeluosim, bet Jo. man atrodo, jo, jisai pamatė greitai, kad gal aš geriau einu, kur biški laisvesnis grafikas. Taip pat, tai Mantas, ar ne? stojo? Mantas Jo, Stonkus, jo. Mantas, Romas Tiklakis mano Taip, klasiokas taip. irgi, ne? Buvo Jis tavo įstojęs. klasiokas. Romas Dominikas Vaitekūnas, Taip, Šaras Romas Tiklakis mano Vanevičius. klasiokas. Okay. Taip. Gerai. Tai Romas stojo, aš stojau, Natas stojo, bet mums pamatė koridoriui Kernagis Vytautas, sako, vyrai, jūs čia neįstosit. Tiesiog taip Jis tiesiog pasakė, aš jūsų nepriimsiu. Ne, sako, vyrai, jūs čia neįstosit ir, tipo, kodėl, ir, žinokit, nemėgsta čia televizinininkų. Dar buvo taip, bet. Taip, Aš taip, manau, bet kad tas labai akademijoje buvo dabar jau ryškus kitaip dalykas. yra šiek tiek. Dabar kitaip. Nes po to Tai ir apskritai Jurga, nes po to televizija. ir Jurga įstojo po kelių metų. Jo. Ir kita Jurga, abi dvi Jurgos, Taip. kurios jau buvo žinomos pakankamai. Jurkutė, ne? Jo. Ir Bet čia Jurkutė, man jo. atrodo, įstojo anksčiau dar prieš tai. Ne, Ne, jinai vėliau, Jurkutė jinai po įstojo manęs. į kitą kursą, kuris buvo Tikrai. 3 metai po manęs jau. Nekrošiaus Jinai čia, išlaukė, ne? jinai jau Taip, buvo jo. populiari, jinai jau Taip. buvo labai žymi. Jo. Vis Lietuva jau. Jo, taip, jinai jau taip. filmavos Moteris meluoja geriau, ten jau buvo visas tas... Taip pat ir jinai ir įstojo, ir aš tada supratau, kad tikrai ten tas svarstyklės, kaip sakant, pasikeitusios yra, bet aš jau studijavau Vilniaus kolegijoje menų fakultete ir tada pasibaigiau tą ir man sako, tu perstok į akadę, jau gali į akadę, bet aš susiradau informacijos, kad aš galiu studijuoti aktorinio magistrą užsienyje. Okay. Nes Vilniaus kolegijos diplomas buvo priimamas. Aš Taip. buvau, aš taip ir aplenksiu ir greičiau susitvarkysiu savo reikalus ir dar aktorinio pastudijuosiu. Ir plus gausiu ir muzikinio teatro pagrindų pakankamai gerų. Tai stojau į aktorystę / muzikinis teatras kaip dar papildoma specialybė ir baigiau prie Londono. O man ten kursus. vaidenasi, ar tu buvai Prie Londono. Guildforde, jo. išvaręs į kruizą. Jo, tai aš buvai kažkur ten ilgą laiką. Aš pasibaigiau magistrą, tada iš karto buvo showcase-inis toksai pasirodymas, per kurį atėjo mūsų stebėti agentai, aš pasirašiau su agentūra kontraktą ir prasidėjo darbai, eiti į kažkokius auditionus. Vienas iš tų auditionų buvo pasirodymai kruiziniam laive ir mane kažkaip pakvietė. Kiek tu ten laiko buvai? 8 mėnesius. Jo. Vienas išplaukimas, Vienas ane? išplaukimas. Eik O, tu savo. Ir kiek į dieną tu turėjai šau? Ar vakarinis tik tai būdavo? Pradžiai tai būdavo visai nemažai tų šou. Mes buvom pasiruošę 4 skirtingas programas, ten Tu buvo... su bendu čia kažkokiu, ar kaip? Buvo ir, Kas jūs? ir spektakliukai. Jo, buvo mūsų visa trupė. Jo, šokėjai, aktoriai, dainininkai. Turėjom skirtingas kokias tai 4 ar 5 programas, atidarimo, uždarimo, per patį plaukimą kažkurios ten dienos, didesni, mažesni šou. Tai pakankamai pasiruošimas buvo didelis. Tačiau gal po mėnesio ar 2 rodymo viešbučio, būtent to laivo viešbučio administracija nusprendė, kad geriau vis tik kviestis tos guest entertaineriai, vadinosi jie, už ten brangesni jie, ir mums palikdavo tą slotą tokį mūsų pasirodymams žymiai mažesnį, o guest entertaineriai užimdavo... Guest entertaineriai tai tipo kažkas jau, kas biški žinomi, ne? Jo. Kas išeina ir jie, o, čia ir šitas kruizė.
liūto karaliaus spektaklyje Okay. dainuojantys Londone Taip. žmonės ir ten tipo, jis dainuoja liūto ir pavardė ten, žinai. Vietinė žvaigždė arba ten kažkokia. The Voice sudalyvavęs kažkoks tai žmogus. Nu, nenaunėjimai. Nenaunėjimai, taip. Ir mums Ir jums liko, kas liko toks. Ir mums liko, kas liko. Ir mes tiesiog plaukiojom po viduržemį. Santoriniai visokie Mykonos ir kitos salos ir taip toliau. Gaudavom pinigus ir niekur jų neišleisdami indžiuojinom tiesiog kontraktą šitą. Not bad. Not bad. Can you get me one? Aš žinau, kad važinėja į kruizus dabar ir groja. Gerai, tai čia viskas susiję, taip yra. Kadangi tu pats sakei, dainavai, bet kažkaip visą laiką tave, kažkaip labai traukia tas aktorinis. Dabar tu vaidini, taip? Dabar tu vaidini, turiu omeny teatro scenoje, Naujas gyvenimas. Ane, jūs važinėjat ar nevažinėjat? Mes Čia Balio Latėno, taip spektaklį? Balio Latėno. Vaidina Emilija Latėnaitė, Milda Norikaitė, Arnas Ašmanas ir tu, ne? Kaip tu ten patekai? Per lovą? Permėgojau. Nu, tai va, aš norėjau. Bet matai, su Baliu nelabai. Su Baliu, ne? Su Baliu, tai visi mes su Baliu. Linkėjimai, Bali. Taip. Bet aš, pavyzdžiui, permėgau, bet negavau vaidmenį. Aš irgi nieko negavau. Tai čia ir... Kodėl? Kuom skiriamės mes? Ar tu geresnis? Tu kruizė 8 mėnesius praplaukė. Atranka ir yra toks dalykas, kuris geriau pasirodo. Ai, čia buvo castingas. Ai. Matai, man nesakė. Man irgi nesakė, kad tai yra castingas. Kai... Bent jau jų tokia yra istorija Mindaugo Papinigio ir Latėno. Yra ir Žilvino prodiuserio. Stankevičiaus, yra tokia istorija. Galbūt guodžianti arba ten nepasakanti kažko, žinai, labiau. Galbūt irgi buvo, kas nesutiko. Čia mano istorija, aš jos laikysiu. Ir aš buvau antras ar trečias variantas. Tai istorija tokia, kai Balys rašė tą pjesą, jau kuždėjosi jie, kas galėtų, žinai, būti tam tikrose vaidmenyse. Nesakyk, kad jis tau rašė tą vaidmenį. Ir jie perskaitė šitą vaidmenį ir sako, atrodo, kad Baumila toksai biški. Tai ir čia taip labai dviprasmiškai skamba, žinai. Ir gerai. Ir pasiūlė man. Aš pačią spektaklio nemačiau, bet mačiau tą jūsų trailerį ištrauką, tai ten toks ekstravaganza neblogas. Ir jie tave turėjo omeny. Taip. Jam taip iš karto Man labai smagu, kad aš užaugau galbūt iki tokio amžiaus, kai manęs jau nebesirenka pagal tą typecastą, kur romantiškas. Ačiū Dievui, čia gali pasakyti. Ačiū Dievui. Negaliu. Aš tik dabar, man dabar yra 40, aš matyt pirmą kartą televizijoje kažkokiam seriale vaidinsiu vyrą, nebe paauglį. Bet čia yra princų laikas, kaltintas, kad čia tik Lietuvoje taip yra, bet Lietuvoje tikrai taip yra. Vieną kartą tu tampi kažkokiu ir viskas, tu dabar jau visą gyvenimą Vytautas Rumšas, supranti? Čia kai yra tas amplua toks vadinamas, nes anksčiau taip ir būdavo, pavyzdžiui, tu įsivaizduoji, anksčiau taip ir aktorinis dėliodavas. Tave pasiema į trupę, ne į trupę, studijuot. Tas gražus. Ir tu vaidinsi tik tais Lovelasus, tu vaidinsi tik tais Tarnus ir tave susirenka tokį kursą ir tu visą gyvenimą vaidini tarną. Bet žiūrėkit, aš čia pabūsiu truputį velnio advokatų. Šitoje vietoje yra ir blogesnių variantų. Kaip pavyzdžiui, tu suvaidini, gerai, grįžkim į labai dabar pavojingą temą, bet į Šuriko nuotykius. Jūs žinote to čiuvo, kokia yra istorija, kuris, neatsimenu pavardės, Demjaninko kažkoks, nesimenu. Jisai suvaidino Šuriką ir viskas. Visoje Sovietų Sąjungoje jis daugiau nieko nebegalėjo vaidinti. Niekada gyvenime, jeigu jam ir siūlydavo, tai visą laiką tą turnelį su akinukais. Ekvivalentas Rolando Kazlo variantas Lietuvoje. Tik tai Kazlas paėmė, padarė savo vardą, išėjo ir daro tai, ką nori dabar, žinai. O tas žmogus, jisai taip ir nesusitaikė. Jis, kaip suprantu, ir su alkoholiu turėjo problemų, ir depresijos visokios, jis norėjo, žinai, vaidinti, parodyti visiems, kad aš galiu daugiau, hebra, negu tik tą, ką jau suvaidinau. Ir matosi, kad jis tikrai gali. Bet žiūrėk, aktoriam yra tas dalykas. Tai aš suprantu, bet čia aš utriruoju, kad, žinai, ne, tai va čia tie žmonės iš šono, kur sako, taigi gerai, bet toki žinomas. Tugi viską turi. Ir dabar įsivaizduok, Vaido didžiausias košmaras, dabar visą likusį gyvenimą tu dainuosi tik Kunigundą. Tikriausiai tekso. Arba tai gerai, jeigu tu gali dainuoti ir ją, ir visą savo programą, bet jeigu 16 dainų turi visą laiką tik Kunigundą vieną po kitos. Šiaip faina, kad Kunigunda yra iš tokių dainų, kuri tikrai yra pakankamai timeless. Ji yra apie kažką,
nesuprasi apie ką iš tikro. Kiekvienam savo kunigunda. Kiekvienam savaip, žinai, nėra kažkokio tai konkretumo ir jinai turi tą tokią pop-roko skambesį, kuris tikriausiai visada turės tą nišą. Nu gerai, savo, bet čia žinai. dar yra palyginus šviežia daina, nu, bet tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, tau reikėtų, vat, nu, dabar jau įsivaizduoju, vat, visą gyvenimą myliu dainuoti, vat, viskas, daugiau kitų dainų negali. Nesmė. Tu kiekvieną dieną kokia ateini daina, aš ir turiu dainuoji omeny, čia tą patį. grinai, tik kaip Svarbu pavyzdys, kad matyti, vieną dalyką. svarbu kaip tu iš tikrųjų pats jautiesi darydamas tą. Nu, tai, kai aš matau, kad žmonės Kaifuoja. dainuoja, kaifuoja, Nu, taip. myli ir džiaugiasi, nu, tai man tai kelia džiaugsmą. Jeigu aš matyčiau, kad į mane žiūrėtų ir galvotų, fuck it. Nu gerai, mes pralauksim tą kunigundą, tada gal normalesnį. Ne, nu tai akivaizdu, kad tu darytum išvadas, žinai, ir galbūt netgi jau turbūt eitum ir į poilsio, žinai, gerą užtarnautų. Jo, galima, jo, šiukumat, romantiniai vaidmenys, du romantiniai vaidmenys. Žmogui 60 metų, nu ką jūs galite... Va čia yra, Jau be dantų. Va čia yra man klausimas, nes aš šiaip pagalvojau, kadangi, nu vis tiek, tai yra toks, nu, seno žmonės, jie turi tam tikrą taimą. Expiration date. Galiojimas iki, kaip ant dešrelių pasižiūri. Ir du kai kurie meteliai. neturi, kai kurie, nežinau, jie yra amžini, mes turim tikrai tokių pavyzdžių. Vat, Bet aktoriai pasaulyje. kaip tik neturi. Viena iš Aktoriai tų ne, profesijų, bet- kur tu iš esmės gali Vat, visada pavyzdžiui, kiek tu naudingas. būt. įsivaizduoji, vat, tu vat, save matai vat, kaip atlikėja, ne, tu matai save iki pat 90, duok dieve, žinai, kad tik kiekvienam tektų nugyventi, stovinti scenoje su mikrofonu, dainuojanti. Šiaip Visas įdomus tas dainas. klausimas, jo, aš esu daug kartų pagalvojęs, įdomu, ar aš galėsiu kaip tas, vat, Frankie Valley, tos grupės pagrindinis, žinai, narys, kurį jau paskutiniu metu į tuose projektuose išnaudojo, jis ten 90 metų senukas stovi pagal fonogramą žiopčioje, arba kaip Katunskytė Basanavičiaus gatvėje Basanavičiaus. Palangoje, pagal fonogramą žiopčioje, žinai, tą mikrofoną atsisėdusi, kone į invalido vežimėlį, nes jinai negali paeiti. Ir man toks, žinai, nu, aš tai aš ne. Bet ne, jeigu, ne, supranti, jeigu tave atveš su vežimėliu kažkur ir pastatys. ir Tu nelabai blokuos, pasirinkimą turėsi, žinai. Teks jau gal. sudainuoti. Ratai užblokuosi, žinai. Ne, nu, bet vėlgi, gal aš neku tik tai savo bokšto ir Katunskytei tikriausiai patiko tą daryti. jinai Tau pati sakė, kad aš Jo, noriu jai čia. jo, jai Jeigu patiko. patinka Jinai tau sakė, pačiam, viskas tvarkoja. Man buvo šiek tiek gal gaila žiūrėti į tą tokį vaizdą, truputį tokį kažkokį, man toksai į išnaudojimo kažkokią tai tą prizmę viskas veda, bet vėlgi, taigi čiagi mano interpretacija. Taip. Jeigu žmogui yra fainai, tai jo, viskas ok. Jo. Tai jeigu man bus 90 ir aš galvosiu, kad aš vis dar kaifuoju, stovėdamas ant scenos, galbūt jau tik tai žiopčiodamas pagal savo, žinai, ankstesnės dainas, tebūnie. Bet ar tu įsivaizduoji, kad tu keisi kažkiek stilistiką pagal savo amžių? Ar tu varysi vis tiek tą tokį kūnį, žinai, Jeigu tik tai maikutę nusiemi? Žiūrėk, Aleksandrai, jeigu man kūnas Leis. jeigu man leis sąmonė, aš visada būsiu sportiškas judėtojas ir entertaineris, svarbiausia. Taip, jeigu tik kūnas leis. Kitas, Aš taip tikiuosi pamatyti tave 80 metų be maikės scenoje. Nusiema Aš pats maikę, tikiuosi. nusiema maikę, ten korsetas biški, nes, fuck, pamiršau. Aš pats, aš pats tikiuosi, kad 80 metų aš dar galėsiu savo leisti nusimti maikutę ir sakyti, o ką? Let's go, mergaitės. O čia keikis galima? Gali, Pažiūrėti, piščiau. Dar ant prekystalio, ne po. Kitas dalykas vis tiek, mes visi esam kurianti žmonės, ką aš prisiminiau, kai tu paklausai apie tą stovėjimą ant scenos iki paskutiniųjų. Kitas dalykas, kai tu jau nebūni ilgą laiką ant scenos dėl kažkokių dalykų, ten, žinai, demencija, ten dar kitos lygos, bet kaip Ozzy Osbourne, žinai, paskutiniam koncertui kažkokiam surenka visą chebrą, surenka visus, kurie nori jam tributą kažkokį padaryti. Jisai jau sėdi tam krėsle, bet visi verkia, žiūri ir prisimena. Ir po to tu po savaitės ar dviejų jau palieki šitą pasaulį. Lygiai tą patį padarė beje ir Davidas Bowies. Atsimenat paskutinę dainą, kur jisai guli? Neatsimenu, kaip vadinasi daina, bet, ten nerealu, ta prasme, kadangi jis po mėnesio kokį išvarė. Jo. Ir ten visi tie tekstai, visas tas klipas, kuris jisai guli su sagutėm ten ant akių. Kaip ir atsisveikindamas. Jo, tai čia yra kitas dalykas. Taip. Čia pavydėt galima. Žinai, kaip sako, mirtis karališkai yra, kur tu tiesiog... Žiūrėk, žiūrint į Ozzy Osbourną, bičias nugyveno tikrai... Jis crazy. Dabar aš dar pažiūrėjau dokumentiką. Gal tų balandžių nereikėjo, bet... Gyvenimėliais jis nugyveno. O jie tu su Motley Crue ten kiek tūsindavosi savo myžalus, gerdavo nuo baseino ten krašto ir taip toliau. Ir ko ten tik nedarė. Aišku, aš nesakau, kad
toks. Viską reikia kartuot, bet jo, prisiminčiuvas turėjo, ką turbūt. Tikrai. Ir sako, ten yra sėkmės dalykas, ten, kad jis nebaigė savo dienų kalėjime, kad jis ten neprasivogė pilnai, kad jo ten nepaskerdė kažkur pakampiai už vagystę. Kažkur visai neseniai mačiau intervą seną, kur jisai su žmonikė, žinai, sėdi ir kalba apie tai, kaip jisai į Japonijoje ar Korėjoje kažkur parsivesdavo prostitučių į... Su žmona jis kalbėjo šitą? Jo, su žmona, jie va čia sėdi ir sako, blemba, vieną kartą, sako, išvariau, sako, ir ten taip susivariau, prioščiau, prisigėriau, aišku, grįžau, sako, su prostitutė į kambarį, žmona irgi ten, supranti, ir jinai mane ten ko neveikt, žadinti ir mėtyti, sako, jeigu ne jinai, aš būčiau neišgyvenęs šitam pasauliu. Ir sako, čia tikrai tai buvo, ir jinai, aišku buvo, sako, aš ją už karšienės iš viešbučio išmečiau. Kam nėra buvę, ta prasme, pakelkit ranką, aš nežinau. Man nėra buvę. Bet čia mes, žinai, galim pereiti prie tokios šiaip labai fainos temos, kur amžinatelis irgi Kostas Smoriginas daug kartų yra sakęs, visi tie kūrėjai, kurios vadino sudėtingais asmenybėm, žinai, ten, kad kai kurdavo, tai prie jų geriau neįtarčiau ten ir panašiai, jie visi visą laiką sako, aš be savo žmonos nebūčiau išgyvenęs. Manau, kad... Ypač tie rockstarai, visi rock'n'rollistai, ta prasme, visi, kurie turėjo savo žmonas, kurios buvo šalia kažkur, niekada nebūdavo, žinai, kažkur į priekį nelyzdavo, niekada nesakydavo, tu to nedaryk, pirštukų negromodavo. Tai, tokį žmogų turėt, koks yra iš tikrųjų. Koks tai yra dovana. Aš kaip suprantu, čia 33% tik tokį žmogų turi prie šito stalo sėdinčių. Vaidas bent šunį turi, o tu ką? Aš visai nieko neturiu. Tai va. Čia šiaip gražus toks dalykas, nes jeigu tu išgyveni su vienu žmogum ilgą laiką ir jisai būna su tavim, kai tu prostitutę parsivedi, žinai, viešbutį ir kitus dalykus, ir myžalus geri, ir dar kitus. Viską žino ir vis tiek šalia yra. Tu tikriausiai tai darai jau tokiam būvi, kur tu net nelabai tu ten ir supranti, ką tu darai iki galo, ir jinai sako, bet žinai, čia visada net tėvai pasakytų, žinai, svarbiausia prie manęs. Betgi myli mane, Svarbiausia prie manęs. Čia jau 24 valandos, bet jis tave muždavo kiekvieną dieną. Bet jie myli. Arba, žinai, anksčiau vyras buvo geras tas, kuris nemuša, negeria viską. Dabar biški daugiau. Daugiau reikalavimų. Išgeria, bet nemuša. Svarbiausia nemuša. Grįžta namo. Grįžta namo, po savaitės. Bet grįžta. Amuša, nemuša. Tai geras, gali gyventi. Tai kur aš tokį geresnį susirasiu? Ne, taigi myli. O, my God, mes čia ir nugribavom. Gerai, aš pradėjau klausti apie teatrą, papasakai, kaip tu ten atsiradai. Jo. Kas ten kas ten per vaidmuo yra? Aš sakau, aš trailerį mačiau, man toks, čia Vaidas, kodėl jisai su peruku, kas ten vyksta? Ten kažkoks Kašpirovskis ateina, atsiranda. Kašpirovskis, Nagyevas. Sapnai ten, yra ką veikti, kaip supranta, ne? Kažkoks visiškas, supranti, 12 kėdžių personažas, absoliučiai, žinai. Toks šarlatanas. Šarlatanas. Jis šarlatanas, bet su twistu tokiu. Yra gale, kad biškė. Yra. Six Sense tas, kur. Antrą kartą reiks pažiūrėti. Ai, tai jis čia taip darė dėl to, kad čia suprantau. Tai aš pasitelkiau vaidmens šito ruošimui šiek tiek galbūt Bagdono žemo registro ir to tokio stovėsenos kažkokios ir savo bičiulio, kuris, aš jį vadinu Jekylu ir Hydu, dėl to, kad kai jisai blaivas, tai jisai būna meškutis absoliutus, bet kai jisai išgeria, tai jisai pasidaro tokiu kažkokiu, kur tipo, toks morozas, kur nesupranti, kaip žmogus gali coexistent pats su savimi, kai jis būna blaivas, absoliučiai ramus introvertas ir čia jisai yra, čia kitas žmogus, čia yra kitas žmogus. Tai iš jo pasėmė ir jisai tokį visą laiką padaro tokį, supranti, jisai kaip išgeria, jisai toksai, tai dabar, karučia, dabar žinai, supranti, važiuojam į miestą, supranti. Ir tu supranti, kad, jūs tai, ar koks ten... Sakau, klausyk, ten... Nebereikia, davai nevarom. Rimantai, žinau, 5 ryto jau ir namuose gerai pasėdėjom, jau, žinok, skirstomės namo. Aš važiuoju į miestą, jūs darykit, kad norėt, aš važiuoju į miestą, supranti. Tai kur žmogus, kur... šiaip patikrinta laiko, kad kuo tu daugiau išgeri, tuo tu blogiau matyt galų gale jautiesi ir eini kažkurio momentu arba ten į tuliką, arba supranti jau miegot ir kitą rytą tau būna blogai. O ten yra tas žmogus, kur
Jeigu tu jam duosi kūro, jisai važiuos. Važiuos normaliai. Važiuos. Jis kaip senos normalios lietuviškos vestuvės. Jis 3 dienas kokias turi. Tai žodžiu, turi būti tas, nes vienos dienos gerimas yra negerimas. Šiaip nėra ir įdomu. Aš kai dirbau Panevėžio Miltinio teatre, tai man vienas aktorius yra, taip sakęs. Vyresnės kartos? Vyresnės kartos, neįvardinsiu kas. Jisai yra pasakęs, sako, vieną dieną gert, tu durnas. Taigi neverta, kam pradėti. Kam neįdomu? Pinigų švaistymas. Tu durnas, sako, ne taip, ne. Ir man nuoširdžiai, ir aš sakau, gal tikrai yra patikrinta, jis yra teisus. Bet gal jis tikrai yra teisus, bet jau taip nebežaidžiu. Nežaidžiu. O tu kaip padegustuoji, koks tu esi? Tu varai miestą? Aš esu apsikabinti, bučiuotis, mylauti, užmigti ant kelių ir taip toliau. Bet buvo visokių turbūt etapų, ar ne? Buvo. Nes man irgi būdavo, kai jaunas būdavo, tai piktas toks pasidarydavo, žinai, gal kažkokių ambicijų, kažkokio tai kažko norėdavo. Mašinos esu lipęs, trankęs, šokinėjęs ant mašinos, ten mane numetė nuo tos mašinos. Žodžiu, buvo visokių nesąmonių. Yra. Mes Druskininkuose panašiai irgi kūrybinį tokį procesą turėjom ir mūsų vidury kūrybinio, tarkim, proceso, jeigu turėjom 20 dienų repeticijų, po 10 dienos mus paleido, sako, varykit, atsipalaiduot. Nes šiai buvo toks strikt pakankamai. Valgom ten tuo metu tą ir tą darom, repetuojam tą stovykla tokia, žinai, kūrybinė. Ir paleido visus aktorius 10 dieną, sako. Eikit pagert normaliai, biškį restartą padarom. Tai baigėsi to, kad mes važiavom, karočią, ant golfo, vienas ant stogo, kitas ant priekio, į barą naktį, jau senaties terminas praėjęs, tai nieko. Ir tada, kai mes nuvažiavom į tą barą, po kokių 15-20 minučių atvažiavo policija ir sako, tai važiuojam, pasikalbėsim. Sakom, tai mes nieko nedarėm. Jis sako, jūs suprantat, blėt, kad visas miestas pilnas kamerų yra. Mes matėm, kaip važiuoja vienas čiuvas kaip surfina, išlipęs per stoglangį, o kitas prieki, va tai va. Sakom, gerai, važiuojam, nieko tokio. Tai gerai, kad tokios nesąmonės, žinai, kai gerai baigėsi. Tai prisimeni ir tiesiog linksma yra. Tikrai tai nėra kažkoks, tai žinai, skatinimas. Nes smegenų per daug tikrai nebuvo. Nealkoholinis visokius gėrimus. Taip. Bet man atrodo, kad tokie etapai yra tiesiog būtini. Nebūtinai su alkoholiu, bet turi būti nusirovimai visokie, turi būti etapai. Linksma ir verta papasakoti istoriją tikrai neprasidėjo nuo išgeriam po vieną vandens. Iš viso, ar įmanoma, išgeriam po vieną. Tu tiki šituo? Einam po vieną, Vaidai. Aš mačiau, Liemas, kažkuris iš Galagerių pasakė, jūs ką, išprotėjot, sako, durniai, sako, kas eina vieno alaus? Kas eina vieno alaus? Kam eiti iš viso? Kam eiti vieno alaus? Čia grįžtam prie Panevėžio to, žinai, išminties. Ta prasme, vieną dieną nesąmonė, tai vienas alaus iš viskas čia per. Ir ypatingai, jeigu, supranti, kažkas paima, tai tu turi grąžinti skolą. Tai niekada tai nebus viena. Taip, neįsit kiekvienas pipsėtų, aš už vieną. Čia yra pasaka be galo. Dėl to nereikia žaisti šito žaidimo. Žiūrėk, dabar aš paimsiu kitą tu. Čia yra Aleksandras ypatingai žino, kai prie mūsų namų yra tokia knaipė gera. Kur tu gali, supranti, ridendamasis iki namų grįžti. Tai... Ne, tau nuo kalniuko. Į kalniuką tau gautųsi. O aš moku į kalniuką ridentis. Kaip pradeda ridentis sunkiai. Jis kaip Sonikas, žinai. Ne, tai čia man čia challenge'is, man čia vienas iš tų, žinai, dalykų. Bet tu sportuojantis. Tai aš į kalnus dabar, supranti, aš leidžiuosi 50 km. Haikus? Ne, haikus aš bėgu. Ką tu bėgi? Ultra. Ultra? Kiek yra ultra? 50, nuo 50 prasidėjo. 5 kilų? Kur tu čia bėgioji? Praeitais metais pradėjau Austrijoje, Zalemzy, bėgau ultramaratoną, 3,5 km sukilimo buvo, su įvairiausiamis ten kliūtimis, tai tą įveikiau per 9,5 valandos, o dabar varysiu į Prancūziją, į Morzin. Tai Vaidai, pasakyk mums visiems, nuo ko tu bėgi? Nežinau, man atrodo, kad jeigu aš nesportuočiau, nebėgiočiau, tai pakliūčiau į kokią nors durną savidestrukcinį kažkokią erdvę. Tai gal pigiau terapija? Ne, aš čia aišku, juokauju. Man šiaip šitie dalykai labai įdomus, aš buvau užsivedęs kažkur, žinai, kai YouTube'as nuveda tave į antrą nakties, vis tu kažkur eini. Jo, pradedi nuo muzikos, bet žiūri, kad tu jau kažkokias dokumentikas apie ultramaratonus žiūri. Tai aš buvau įlindęs į šitą, kur ten baisiausi, sunkiausi visokie maratonai, kur ten 200 mylių per naktį per miškus, ten, tai čia tavo ateityje. Jo. Kalėjimo pabėgėlio ten tas, tas geras.
Tas Tai čia yra tavo ateityje, ar ne? Kur bičias susirūko cigaretę ir nuo ten prasideda varžybos. Taip. Kur tik su kvietimais visokie ten tie dalykai. Jo. Galim pabandyti Lietuvoje prasėti tą kamino kelią. Taigi smagu labai. O tu ėjai Lietuvos, tai norėčiau. Ne, Lietuvos kamino neėjau, bet aš ėjau nuo Kauno iki Nidos pėsčią. Aš šiais metais planuoju, bet aš su dviračiu, nes su vaiku važiuosiu, tai bandysiu kažkiek bent nuvažiuoti. Greit, nuvažiuoti ten gaunasi su vaiku. 400 virš. Žinai, važiuosiu po 2 gal maks į dieną. Tai ten kiek kilų. Mes praeitais metais planavom nueiti lietuvišką, bet ant tiek... Bet kas atsitiko? Mes tiek derinom tas datas ir nesugebėjom surasti tarp mūsų 3 datos, kuri tiktų visiems 3. Vasara vis tiek, toks darbymetis. Čia vadinasi suderink spektaklį, tai dar irgi, arba filmavimų datą. 6 žmonės duoda ir, eikit, jūs galite filmuotis pirmadienio naktį. Mažylė. Gerai, viskas gerai, jau pavydas, bamba griaužia. Paaiškink, ką tai reiškia. Jinai pyksta? Kažkaip dėmesio. Dėmesio. Norisi dėmesiuko. Aš esu čia, jeigu tu nori. Gali ten perėti, mes tave leidžiam. Gali laisvai kursuoti, nesiparink. Tai va, tai tas tiek apie tą, ne tiek apie aktorinį, norėčiau, kad jo būtų daugiau, būtų fainai. Man labai patinka ta scena ir aš tikrai save įsivaizduočiau bent jau užkuliuose kažkurių tai scenų, ar dainavimo, muzikos, arba teatriniuose, filmai irgi užkuliuose visai norėčiau. Man nebūtinai reikia būti pirmam plane, dieve mano. Vaidai, tu režisuoti nenori? Nebuvo tokio noro? Aš norėčiau, labai kirba man mintis vieną fainą spektaklį muzikinį režisuoti Lietuvoje. Tu turi kažkur, kur matėsi, ar... Jis yra nuostabus aktorinis veikalas, visų pirma. Tai yra Steveno Sondheimo, kuris visą laiką gerus personažus savo muzikluose išrašydavo. Darbas apie vyrą, kuris niekaip nepasiryžta gyvenime žengti tam tikro žingsnio, jo gimtadienio išvakarės, žodžiu, tas spektaklis yra, ir jis yra tokiuose apmąstymuose, kur jį gyvenimas vis tik veda, supranti, ten iki 40 liko nedaug, ir jisai irgi ten vienišas, supranti, mėtomas. Todėl, kad tu vienišas. Ir aš, 40 nedaug, vienišas. Mėtomas, bla, 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 supranti, ir kažkokie tai gyvenimo decisions, ir jisai, tie pamastymai, žodžiu, ir pasirinkimai, kurias jisai turi priimti, ir jį sveikinantį su gimtadieniu draugai, irgi personažai. Tai visas tas toks muzikinis spektaklis yra apie tai. Nuostabus The Company vadinasi. Okay. Bet tu matai, musiclas yra jau didelis iššūkis, šiaip ypatingai Lietuvoje, nes surinkti hebrą yra reikalų. Bet jį galima daryti mažoje erdvėje. tą reikalą ir nedaryti pompastikos, arenų. Kur jo šokėjų ten. Taip, jį galima visiškai kaip aktorinį muzikinį darbą labai gražiai pateikti mažesnėse erdvėse ir man atrodo, kad jis visai rezonuotų su publika, tai tik reikėtų ir išverst gražiai, teisės gauti ir visi kiti pats verti, tai čia pradžioje. Bet teisės personažas pagrindinis, aišku. 40 vienišas. Ne, aš. Gerai, bet tu vis tiek labiau linksti prie teatro negu prie kino, ar ne? Ar kas tu? Man kinas yra nuostabus dalykas, reikalas, bet jeigu jo tik tai būtų... Aš tą patį norėjau sakyti. Jeigu jo tik tai būtų, jeigu čia būtų... Čia jeigu mes galėtumėm rinktis, tipo, aš dabar viški... Jeigu mes galėtumėm šiandien dar po šito podcast'o turėti... Filmavimo pamainą. 3 auditionus kažkam, tai taip, bet kai tai yra taip siaura ir taip reta, aš dievinu filmus ir aš galėčiau apie filmus, apie kino industriją šnekėti, tai skersai išilgai galėčiau pasakyti, koks yra mano mėgstamiausias lietuviškas filmas iki šiol. Koks? Ir jis yra iki šiol be riešutų kokios nors duonos, ne? Tai visi atsakytų, kad riešutų duona. Čia man toksai dabartinių mergyčių atsakymas, žinai. Man tai riešutų duona yra pats mėgstamiausias. Okay, o kas dar? Tai man tai, pavyzdžiui, šitasgi Paradas mano iki šiol. Paradas? Mėgstamiausias. Tai dar iš tokių šviežių labai. Taip, bet aš jį pamačiau ir jis man. Labai fainas filmas, man patiko. O koks tavo filmas pats geriausias? Kur tu filmavaisi? Tik aš filmavausi kokiuose 3. Tai iš tų 3, kuris... Tai top 3. Ne, kur smagiausia tau buvo? Kur tu jautėsi geriausiai? Nežinau, visur gerai jaučiausi. Nu jo, mes čia negalim biški kasti į ranką, kuri mūsų maitina. Nes ir taip siaura rinka, jos siaurin dar labiau nereikia. Su ta režisierė, tai aš daugiau nedirbsiu. Šiaip tikrai jaučiausi daug kur gerai ir paskutiniu metu, kai filmavom vasarį,
su Banioniu. Čia seriale, ne? Jo, tai su Banioniu, respektabiliu tikrai nuostabiu režisieriumi, bet susitikom filmavimo aikštelėje, mes dirbę esam teatro scenoj, tai apsikabinom, pasisveikinom, prisiminėm ir toliau darbavomės. Aišku, jūs patys žinot, kas yra serialo filmavimai, tai yra cak, žinai, tai va, einam ir tipo, kas vyksta, čia jau scena nufilmuota, ne, nu gerai, kiek kadrų, užteks 2, davai, judam kitur, žinai, tai aišku, tas šiek tiek ne tai, kad nuvilia, norėtųsi, kad būtų kokybiškiau, bet ta kokybė yra finansai, o finansų nėra tiek jau daug to filmo industrijai, tai va tas va ir nuvilia. Tai tikriausiai, žinai, kaip pasižiūri, kaip repetuoja tos serialus užsienį ir toks pavydas. Jo, jie repetuoja? Tai kur jie skaito ten, kaip rodė, kaip Stranger Things, jie ten skaito, verkia. Ir veikioma, kad čia tai baigsis. Jie pirmą kartą gauna, žinai, paskutinės serijos scenarijų rankas. Ir čia dabar taip pat mano personažas va tokia baigtis jo. Ir jie visi kartu pirmą kartą skaito skriptą. Nerealu. Arba kitas dalykas, kai turėjo tokią galimybę, kaip pavyzdžiui, tas buvo Adolescence, nu, kur vienu dubliu visą. Jie kiek ten repetavo, kur yra atskiras dokumentinis dalykas. Nu, čia, aišku, jau kaip spektaklį surepetuoti. Jo, žinai, tai jie repetavo. Kaip buvo filmai tie, 2 savaitės repeticijų, 1 diena, 2 dienos šiūtinimo. Nu, tai ten buvo, pirmą seriją jie ten 14 kartų filmavo, ten dar, man atrodo. Vien ta scena, kur yra, nu, ta prasme, vien ta scena, nes jinai serija, bet ir scena, nes jinai choreografiškai labai sudėtinga, kur jie droną pakelia. Pačiam gale keliauja jo paskui mašiną. Ir tai yra paskutinė serijos scena. Ir jinai yra viena sudėtingiausių choreografiškai. Ir tu visą tą sceną padarai, kur vien važiavimas ten į priekį, kai jie važiuoja su tą mašiną, kol atvažiuoja iki parduotuvės, taip toliau. Ir finale tau tai reikia droną sušikt. Ir vėl iš naujo viskas. Nu gerai, mes čia galim pasvajoti. Turėjo, žinai, kad jie mokėsi kaip tekste nepasiklyst. Tas man labai patiko, kad ir tas vaikis, ta prasme, išmoko žiauriai gerai improvizuoti ir kaip reaguoti. Ir jeigu ten pamirš tekstą, kad vienas nuo kito bounce offinti ir vis tiek pagaut, tai visiškai teatras. Nu čia teatras. Taip, čia yra teatras. Čia yra teatras. Čiūvas, bleba, tas vaikis kietas, 13 metų, tiesiog improv class nuėjau ir tada man nuėjau į castingą ir vat į čia ir tada visus Golden Globus susirinko dabar. Taip, ir toks tipo, nu, wow. Ir kaip ir žinai, ką jau darysi gyvenime, žinai? Greičiausiai. O gal ir ne. Bet žinai, kaip būna su tais talentingais vaikais. Macaulay Culkino situacija, žinai. Arba dabar jisai grįžta po truputį. Mačiau jį Amazonės seriale 2 sezone šitogi Fallout. Tai visai neblogai Culkinas. Gali būti. Na, aš paskutiniu metu mačiau tik tai, kad jo broliui geriau sekasi. Tai Kieras su Succession. Ir Real Pain, ar kaip jis ten, kur Real Pain, tai geras vaidmenukas. Labai paliko įspūdį gerą. Labai. Mes čia, aišku, taip kalbam, jeigu kas nors nematėt, galvoja, eikit jūs šiktų. Kadangi esu pasižymėjęs ir po to mes nueisim nuo šitos temos, tai aš iškart įeisiu į tą klausimą. Yra kažkoks, pavyzdžiui, va tau, Vaidui, komentaras nuskambėjęs, užstrigęs, kuris tave užgavo? Mane tie užgauna stipriausiai, tai tie, kurie yra apie mano šeimą. Jeigu yra mano šeima liečiama, aš galiu, nesvarbu, apie mane antraštės, tegul eina, skersai išilgai, aš to žmonės pasiūsiu kuo toliau, tegul jie visi eina, taip, man sako, jo, nereaguok, nerašyk, ir aš mokausi ir terapijos ir taip toliau. Man padėjo su mano anger managementu. Man tai kažkaip nepadėjo. Jeigu yra liečiama mano šeima, ant manęs kraukit, ką norit. Aš ir tuo metu pasiunčiu vis tiek. Bet jeigu ant mano šeimos, blemo vaikelių laikykis. Ta prasme, aš eisiu kryžiaus kelius, aš ta prasme... Kaip aš filinu tave. Nežinau, taip yra, aš tiesiog esu toks žmogus, aš žinau, kad turėčiau susilaikyti, aš žinau, kad turėčiau dažniau iki 10 suskaičiuoti ir tą darau, bet ne visada pavyksta ir atsiprašau savęs už tai, ne kitų. Iki 20 gal reikia pabandyti. Galbūt skaičių padidinti. Aš puikiai šitą suprantu, žinok, ir aš šitoje vietoje būčiau netgi labai nehumaniškas, jeigu manęs kažkas paklaustų ir aš galėčiau pakeisti kažkokius įstatymus, ką galima ir ko negalima daryti tam tikrose vietose. Aš labai negražių dalykų galėčiau pasakyti ir leisti padaryti. Aš galiu pasakyti žmonėms, kurie kažką tokio. Gal čia suskaičiuokime iki 10. Aš galėčiau pasakyti už tave. Tie, kurie paliečia tavo šeimą, nesvarbu. Komentare, žodžio laisvė, viskas ok, bet tada turėtų būti kumščio į galvą laisvė už tai.
Aš sutinku. Arba, Ta prasme, o jeigu neduok dievė jie paliečia ne žodžiu, tada tai... Aš labai norėčiau matyti tą knygutę, kur taip, galima smūgiuoti kumščiu į veido sritį. Nedaugiau negu tiek kartų, kiek buvo pasakyta žodžių. Taip. Susiskaičiuoji 1, 2, 6, ateik čia. Tada automatiškai tu renkiesi, kiek žodžių tu nori pasakyti. Tysonas yra kažkur gerą pasakęs, galbūt reikėtų paieškoti, bet jisai kažką apie internautus. Pasakė, jūs gyvename tokiais laikais, kai už žodžius atsakomybė, žinai, atsakomybės nėra. Anksčiau būdavo, žinai, niekas nieko negalėjo pasakyti, nes žinau, greitai lempa gausi. Ypatingai, kai ant Tysono pasakai. Jo, yra dar kita frazė, kur sako, visi turi planą, kol negauna į snukį. Nu, tipo, everybody has a plan until they get punched in the face. Nu, tai čia gal irgi kažkas iš tų. Tai ir niekas nepykdavo, supranti, jeigu kažką pasakei, pamatai, gauni į snukį, sakai, jo, sorry, nu, blem. Social media made y'all way too comfortable with disrespecting people and not getting punched in the face for it. Ir kai tai sako Maikas Tysonas, tai skamba visai kitaip, negu sakytų mes, ne? Gerai, man atrodo, šito vietoje galim padaryti pauzytę. Paskaičiuojam iki 10, išgeriam kombučios ir grįšim dar trumpam. Ir galėsim pajuokauti ten jau apie save. Antrai daly. Kur? O tu vienas. Matei tą skečą, kur atvaro čiuvas garsinti ir jam parašytas vienas žodis yes. Ne. Nematei? Čiuvas atvaro. Puikiai. Bet so? Ir sėdi 3 už langelio, kaip visada tie, kur pizdėlina, ir jisai. Yes. Atsisuka į tą. Negirdi, ką tie šneka. Okay, that was a nice one. Let's try something more energetic. Čia yra iš serialo. Gali būti. Čia yra iš serialo. Aš žinau šitą bičą. Yes. Jisai nerealus aktorius visų pirma. Jisai vaidina What We Do in the Shadows seriale. Pagrindinį vaidmenį. Jis yra nerealus aktorius. Aš galvojau, kad čia tiesiog skečiukas. Jis yra nerealus aktorius. Tai čia tas pats, kur tu atsimeni labai senas irgi su garsinimu, kur apie liūtą. Ir tada jūs pamatot liūtą, kur bičas ateina tiesiog reklamos įrašyti, kur stovi, ta prasme, jis taip, tvarkingai, standartiškai, tą visą, puikiai padaro. Ir ta komisija už langelio. Žiūrėk, ne, kažkaip ne tai, mums reikia daugiau energijos, mums reikia daugiau vaidybos, mums reikia, kad, taip iš tikro, tu pajustum, kad tu eini dykumą, ar kad tu pamatai ir sutinki tą liūtą, tu iš tikro išsigąsti. Ir tada jis tokį vaidybinį akcentą deda, kur maža nepasirodo. Persiusiu pažiūrėti, ten tikrai reikia. Laszlo sucks, he's backwards. Laszlo doesn't suck, and if he did, he certainly wouldn't do it backwards. Some chaps let this happen. Jo, fainas. Šiaip ir serialas fainas. Aš tik filmą mačiau, What We Do in the Shadows. O serialas koks geras, žinau. Oi, filmas koks geras, kokia gera pirma dalis. Gerai. Bet Taika Waititi nusivažiavo. Mes grįžtam, ne, į eterį. Negaliu pasakyti, Jojo Rabbitas vis tiek nuostabus. Taip, bet Taika Waititi po to, jo vaidyba ten yra. Matai, Marvelis sugadino jį, pasėmė ir sugadino jį. Jo, Marvelis sugadino. Tai daug pinigų. Todėl dirbkime už centus. Tesk. Gal kažkaip jau laikas būtų, ne. Tai mes pradėjom antrą dalį, ne, mes grįžtam po pertraukos ir mes esam paruošę tokį, mes vadinam tai skirtingai, vieni tai vadina tier listų, kiti vadina breketų. Mes padarėm junk foodo sąlyginai playoffus. Okay. Ir dabar mes pakalbėsim su tau kaip sportuojančiam žmogui, kuris ruošiasi nubėgti 5 kilų. Bet aš žiauriai valgau junk foodą. Tai gerai, bet tu daug išbėgioji. Taip. Tai tu daug žinai šito dalyko, kaip suprantu. Aš junk foodo toksai konosoras. Bet tu toksai... Bet tu leidi savo ir prieš, ir po, ar biški susilaikai prieš? Tiesiog valgau. Tiesiog valgai ir išbėgioji tada? Jo, aš tiesiog valgau. Tai dabar mes pavardinsim... Somelie junk foodo. Iš esmės. Yra sudarytos 2 kovos tarp tam tikrų junk foodų ir man atrodo, traktuokime taip, kad jeigu taip jau atsitinka, ką mes eliminuojam, mes to gyvenime jau valgyti nebegalėsim. Jo. Imkim taip, ta prasme, kad viskas. Tu dabar išsirinksim, koks junk foodas tau lieka vienintelis šitam gyvenimui. Gerai. Ane? Bet galėsim. Važiuodami vis tiek sustosim. Ne, mes turim priimti kaip sąlygą, kad viskas čia yra taip ir ne kitaip. Tu kaip žmogus daug keliaujantis supranti, kaip naudinga kartais susileisti bratwurstą. Taip. Nes ką daryti? O ką daryti? Šitą tikrai iškirps kaip atskiras. Važiuojam. Kadangi reikia, žiūrėk, mes esam 3, reikia, kad bent 2 balsai, kad eitų į priekį, ne? Kažkaip, nebūtinai surink 3, nes kartais mes galim nesutart.
Taip. Nes aš, pavyzdžiui, esu labiau kažkokių sūrių dalykų mėgėjas. Tu įsivaizduoji? Supranti, jeigu tu vienas eitum, tai būtų per daug lengva. Tu vieną vis tiek turi, kurį labiausiai mėgsti ir dabar pagalvoji, kai mes pasakėm. Ir jau išsirinkai. Gerai. Tai tebūnie, aš kadangi šituos sudėdinėjau, tai aš būsiu toks labiau, ką jau prieš tai dariau, velnio advokatas, o jūs su Aleksu turite išrinkti. Bet jeigu aš matysiu, kad jūs neišrenkat, aš dėsiu paskutinį tašką. Sutarėm taip? Gerai, šiaip tavo yra dvigubas taškas, tai jisai čia šiaip yra. Gerai, važiuojam ir žiūrėsim, kas toliau. Pirmoji dvikova. Nu, aš tai matau ryškų labai favoritą, bet gal, Vaidai, tu kitą kažką pasakysi. Pica versus koldūnai. Kepti, virti, bet kokie tu mėgstamiausi tavo? Pica. No way? No way, koldūnai neturi net šansų. Myliu koldūnus, bet jeigu tenka rinktis, tai aš visą gyvenimą valgyčiau pizzą. Aš žinok, Vaidai, esu visiškai toj pačioj pozicijai. Koldūnai kažkurioj dvikovai galėtų laimėti ir aš labai mėgstu užsikepti. Čia matyti nuo vaikystės dar. Ne, čia yra čiliako. Čiliako, tas įtaka, kur tie užkepti koldūnai su beikonu, su sūriu. Kavarsko. Jeigu važiuoji pro šalį, nu ten verta sustoti. Bet jeigu tai yra dvikova su pica, nu, be šansų. Come on, bet iškart nesakykit, kad pica jau, gal man nerašyti patį galą. Tu esi kažkur Taskani, Italijoje. Sakai, koldūnai. Ir tu sakai, reikia koldūnai. Ir sako, no, it's a pizza. Pizza country. Tas pats, kas jų paprašytum kapučino. Ne, man pizza yra visiškai comfort foodas. Jeigu galėčiau, valgyčiau nuo ryto iki vakaro, nuimdamas grybukus. Ir būtum Fat Joe. That's life. Ir iš karto toks būsi dabar dar labiau nemėgstamas. Tiem, kam ir taip esu labai nemėgstamas. Apie ananasas iškačiausi. Fuck ananasų pizza. Žinai, koks man yra blogiausias picos variantas, kol kas kokį aš esu Tau grybai turbūt. Ne. Aš po šiai dienai nesuprantu ir aš mačiau, mano šeimoje valgydavo šitą pizzą ir aš niekaip negalėjau suprasti pizzą su persikais. Nu, ta prasme, čiliakas turėjo pizzą su persikais. Kodėl? Kam? Kaip? Kas tai sugalvojo? Aleksandrai, kam, pavyzdžiui, yra saldi sriuba? Nu, irgi kažkas sugalvojo ir mes turėjom darželį valgyti su makaronais ir kisėlium. Arba ir razinom. Nu jo, nu tai kam tada čia, žinai, ant pizzos gali bet ką dėti. Pas režisierių Gyti Padegimo, kai mes ruošėm spektaklį, važiavom į jo sodybą ir jisai mums ruošė pienišką daržovių sriubą. Ir supranti, aš pirmą kartą didis režisierius. Galvoju, reikia paragauti. Ir mes suvalgom, ir trys aktoriai susižiūrim, kad kad labai jau ten būtų, žinai, kažkam patinka tokia sriuba, viskas ok. Padegimui, kaip suprantu. Ir Gytis, mielas Gytis, jisai pasižiūri, kad mes suvalgėme ir jisai, o Dieve, tai gal pakartos žmonės, kurie suvalgė. Jums patiko ir įsipila dar. Čia yra, kaip, žinai, kaip yra tas druskos testas, žinai, tokį, kur yra, kaip priminėjai darbą. Duoda paragauti kažko per daug cukrų? Ne, tiesiog, ta prasme, atneša patiekalą restorane ir stebi vieną paprastą dalyką. Yra žmonių tipas, kurie net neparagavę iš karto pilasi druską ir pipirus ir yra tie, kurie paragauja ir tik tada, jeigu reikia, dedasi druską arba pipirus. Tai žiūri į žmogaus lankstumą, nes jeigu nesipila druskos ir pipirų, iš karto pilasi, vadinasi, su jo lankstumu, jis iškart žino, kad čia blogai. Kaip keista. Šiaip aš weird žiūriu žmonės, kurie iš karto pilasi druską ir pipirus. Iš kur tu žinai, ar tai ten trūksta? Čia yra tiesiog... Bet tu įsivaizduok, kaip tu sūriai mėgsti tada, jeigu tu tiesiog... Čia tikrai žinai, nebus kad taip, niekada nebus mano tėtis. Mano tėvas irgi tą patį darydavo. Jisai, kitas čia variantas, jis negali, kaip paaiškyti, jis negali valgyti neužsigerdamas. Supranti? Jis negali tiesiog valgyti. Čia kaip tie jis turi valgyti ir užsigerti. Competitive eateriai, kur baldogus kiša ir... Jo. Ir tai, žinai, alutis kažką, bet visą laiką ir ta stiklinė turi būti pripildyta, nes aš valgau. Tu geriau, kodėl tu negali tiesiog valgai ir užsigeri. Tai yra čia įpročio dalykas. Kombo, turi būti kombo. Nesvarbu. Pizza keliauja toliau, gerai. Antras, vėl, arba jūsų labai kažkas nemėgs, arba, bet čia ne mano reikalas. Taip, jau sukrito. O palauk, tavo pasirinkimas. Mano koks skirtumas, jau du keliauja, aš nesigadinsiu.
su žmonėm, žinai, savo... Būtum sakęs koldūnai, ne? Ne, tai aišku. Nežinau, žinau. Pizza tikrai būčiau sakęs pizza. Nu, koldūnai, nu tokie, nu, koldūnai kartą į 2 mėnesius. Pizza yra visiškas favoritas šitam brekete, bet kokiu atveju. Bet supranti, koldūnai, nu tai ką, tu gali netyčia jų rasti šaldymo kamerų ir apsidžiaugti. Kartą į 2 mėnesius. Judam toliau. Jo, Judam toliau. Paliekam. Vis tiek Fuck jų koldūnai. Toliau einam. Kebabas prieš, nu labai platų tokį sukrito taip, kebabas prieš bulvinius patiekalus. Oi, bet bliam. Ne, nu kaip, supranti, kebabas irgi yra stiprus choice'as. Bet bulviniai patiekalai, nu tai yra, žinai, kažkas mėgsta vėdariuką iščiulpt, kažkas mėgsta kugeliuką, kažkas vėdariukas tikrai nebus tas, kuris mane nupirktų. Ar atsisakyti bulvinių visam gyvenimui prieš kebabą? Bulviniai labai platus, supranti, nu bet jų išskirti irgi negali, nu nes kažkas mėgsta labiau cepelinus, kažkas kugelį. Ne, aš negaliu. Vėdarus tai tik tai kažkokie nesveiki mėgsta. Kugelio su spirgučiais, su visais dalykais. Dar yra bulviniai blynai, nu man tai favoritas. Žiūrėkit, aš žiūriu iš savo gyvenimo. Taip. Vakare labai norėjom valgyti. Nu. Ką greičiausiai galima ir skaniausiai suvalgyti Vilniuje ir kokį kebabą? Nežinau, kaip jūs renkate savo, aš renkuosi savo, mano yra vieni labai mėgstami. Nu, aš tikrai neužsisakinėjau kažkokio iš amatininkų, kokių, žinai, vėdaro arba bulvinių. Žemaičių blynai. Nors ir skanu. Žemaičių blynai man būna tie, kur, tipo, wow, kada nors tikrai reikia nueiti davai suvalgoti. Cepelinai irgi. Mielasis, šiandien ryte pusryčiam žemaičių blynai. Nu super, tai aš iš praktiškumo, nu super. Aš iš praktiškumo, nors myliu bulvinius patiekalus, cepelinai, nu ta prasme, kas galėtų gyvenime atsisakyti cepelinai yra nuostabu, bet aš iš praktiškumo galvoju, kad vis tik aš rinkčiausi gal kebabą. Sorry, bet čia man vienareikšmiškai laimi bulviniai patiekalai. Man kebabas niekada nebuvo favoritas, aš kebabą man atrodo, pirmą kartą šiais metais nuo A iki Z pilną suvalgiau ir tai tik dėl to, kad tai buvo vieta, kur tikrai buvo, čia fainai, beje, senamiestį Vilniuje. Vokiečių gatvėje? Jo. Nu tai vat mano mėgstamiausias kebabas. Tai vat mano pirmas nuo A iki Z suvalgytas kebabas. Matai, tu nesi gal superfanas. Ne, bet bulvinių patiekalų be šansų. Superfanas kebabo? Ar kieno? Ne, tiesiog Aleksandras sakau, kad nėra super fanatikas kebabų. Man patinka kebai tikrai. Aš esu išbandęs visur, kur nuvažiuoju. Žinai, arba ir Graikija, ten gyros visi šitie, žinai, ir taip toliau. Nu, mano tikrai vienas mėgstamiausių go-to gatvės maistų. Tokių greitų pasirinkimų. Taip, jie yra pakankamai sveiki. Tose vietose, kur tu matai, kad ten yra tikra mėsa, tas Vokiečių gatvėj, beje, yra, nu, žinai, ir riebaliukas geras, ir mėsa geras, bandyti gerai. Va, į savo to draugo personažą dabar įeinu, žinai, į tai geras, į tai pasiėmė, tą trumanyti. Man atrodo, tave remia. Jeigu ne, tai gal mūsų parems. Viskas, kadangi... Jos gali vesti Vokiečių gatvėje ir prie geležinkelio. Tiesą sakant, aš ir tai būčiau rinkęsis, bet Vaidas dar pažiūrė visokių teisingų argumentų. Beje, kadangi esam Kaune, Kaunas turi nerealų, pačius geriausius, ne kažkaip berlinietišką tokį kebabą. Jisai ir vadinasi kažkaip. Berlinietiškas kebabas. Jisai vadinasi... Botsmanu? Berlindona. Belikas? Dona. Berlindona. Nu, lemba, čia kažkur beje yra. Jis čia kažkur. Galėsim važiuodami pasimti. Gerai, žiūrėk. Tai aš dedu tašką ir leidžiu į kitą etapą kebabus. Taip, tu degini mano bulvinius patiekalus. Taip, aš deginu, bet ne dėl to, kad aš nemėgstu, o dėl to, kad bulvinius patiekalus reikia palikti, supranti, jie turi būti ant pakilos ir taip. Čia yra atskiras, čia nėra fast foodas. Žiūrėkit, bulviniai patiekalai net neturėjo šitam prekėt. Jo, čia yra pagarba. Nu gerai, mes ėmėm prie nelabai. Mes jiem išreiškiam pagarbą ir jie lieka biški kitur, supranti? Nu, nes, kaip mes lietuvių paveldas. Su koldūnais. Lietuvių paveldas. Bet šiaip tai jo, čia kaip greitas ir pakankamai sveikas pasirinkimas, tai kebabas yra, nu, labai aukštai. Va, kodėl mašinoje mes kalbėjom apie, supratau. Dabar supratai? Ir dabar mes perinam į trečią. Būtent kaip tik laiku labai pasakei, nes pirmasis dalyvis yra burrito ir Dark Horse'as vadinamas, mano bent jau, burrito prieš bomžpakius. Burrito, man... Tau burrito? Burrito. Eik, tu bet taigi iš greitsriubės galima, tu bet ką gali pasidaryti. Ne, burrito. Kokių yra gerų, pradedant su myvyna, kai nebūdavo ką valgyti. Taip, dabar jau yra atveža iš Korėjos. Tų gerų. Taip, tų gerų. Tai iš jų daro šitos ramenus. Normalius ramenus. Taip. Bet aš full time burrito. Aš esu buvęs tokiam tūse, kur palauk, kaip tas pavadinas, spaudos rūmuose. Spaudos rūmų Rusy.
pankų tokiam tūse, kur jie net neužsipilinėjo bomžpakių, jie tiesiog graužė. Aš neusitų senų bomžpakių, kur prieš 20 metų galėdavai nusipirkti, tai aš juos valgiau, jie labai skanus. Aš, pavyzdžiui, niekada nebūčiau sužinojęs šito, nežinau. Aš galvau, čia aš vienintelį kartą mačiau tokį nesąmonę. Kokiu būdu algoritme pas mane atsirado šitą informaciją, bet pasirodo, kad tai yra mirtinas reikalas. Negalima griežtai valgyti sausų šitų dalykų. Taigi išbrinksta, už tai, kad tu suvalgai 3 šitos, o ten jie užsipučia ir tada jie užkemša žarnyną. Čia kaip makrofleksas. Aš ir galvoju, mane vieną kartą vežė klizmo į užpakalis. Čia galvoji dėl to? Ne, ar dėl tų vaidmenų? Aš bulka, Arba bomžpakiai, arba... Aš dabar išmokau reaguoti visą, žinai, kaip awkward nesureaguoti. Išmokė mane iš tikrųjų mano kaiminka, draugė mano labai gera. Kiekvieną kartą, kai mes iš jos lasdavojame kažką, arba, jinai mažutė iš mažo ūgio jos, tai jinai, žinai, kaip jinai humorą reaguoja. Tai labai geras. Tai va, tai tu iš manęs tai ai, dėl vaidmens tą klizmą į užpakalį, žinai, statė. Nu, čia toks žemai kabantis obuoliukas. Tai žinokit, kad tai yra pavojingas reikalas, ta prasme, jeigu ką. Gerai, pavojingas reikalas bus, jeigu tu pasirinksi buritą. Aš tikrai turiu karts nuo karto fetišą užpilamiem šitiem paprasčiausiam bomžpakiam. Buritos. Tai yra taip gardu, taip skanu ir aš negalėčiau atsisakyti šito. Jeigu iš šitų dviejų rinktis. Mama, man atrodo, Simonai, tu tiesiog kavalero. Mama, aš noriu valgyti buritos, mylėti senioritos. Nu gerai, kastanėda. Galutinis argumentas. Man atrodo, tu tiesiog, Simonai, nesiragavęs buritų. Nu, aš nelabai, jo, gal. Bet užtat bomžpakių aš esu someljė. Amerikoje yra tokia užžygėlė, vadinasi čipotle. Čipotle. Ir Taco Bell, man atrodo, irgi yra iš tų Taco Bell toks tipo, jau toks. Jie viską ten daro ir burgerius ten jau daro. Toks biški, toks bomžpakių. Bomžpakių. Gerai. Buritai. Tai šitas, tas pats čipotle, tai aš ten taip įsimylėjau, žinau. Ja? O įsimylėjau buritą. Bet pas mus neišgyventų turbūt. Nu, kažkaip aš dabar taip įsivaizduoju. Tai pas mus yra buritinė irgi. Jo, nu, bet ne čipotle, turiu omeny būtent tas tinklas. Nes subvėjus sunkiai Ne, tiesiog pas mus yra meksikietiški restoranai, kur jau pas mus yra meksikietiški, pas mus yra restoranai. Ne, pas mus, žinai, kas Lietuvoje yra meksikietiškas restoranas, kur gali ir sušių, ir pizzos, kur viską, tipo, susirašo. Ką nori, aš tau pagaminsiu, tu tik ateik pas mus. Kaip vadinasi? Kinų restoranas. Nu, panašiai. Šiaip skamba kaip Cheesecake Factory, nes Cheesecake Factory irgi matyti neprigytų Lietuvoje, bet Cheesecake Factory Amerikoje tu gali užsisakyti nuo sušių iki oriental kažkokių tai patiekalų, meksikiečių ir dar aфиgeną cheesecake. Gerai, buritas keliauja toliau. Buritas praėjom. Mes žiūrim. Nu, čia, aš žinau, kad Aleksandras gal čia, kadangi jis žuvies nelabai mėgsta, bet, nu, yra, taip yra. Sušiai? Ne. Fish and chipsai prieš burgerį. Too easy? Too easy. Man tai nėra taip too easy, nes man labai patinka šiaip fish and chipsai. Labai man patinka. O aš dar toksai, žinai, kur gyvenęs ir baigęs mokslus toj šaly. Ir kruize buvai? Ir kruize buvau. Vis tiek. Bet tu pagalvok apie paprastą dalyką, žinai, būna tokių naktų, kai eini pro maką. Čia aš turiu omeny, aš norėjau rašyti maką, bet parašiau platesnį. Būtent dėl to aš ir nesirinkčiau burgerio. Vat jeigu būtų tas parašyta, tai nesirinkčiau. Mekas tipo? Aš ne per seniausiai naujai pamėgau. Aš esu tas urodas, kuris nevalgo McDonald'o. Aš esu tas kur tipo... Tu burgeris ar iš viso? Ne. Aš ne prie kompanijos žmogus, kur tipo tas lochas iš kompanijos, kuris neina į maką valgyti. Tu per geras McDonald'ui. Aš ne per seniausiai, matai, vėl pamilau burgerius, ypatingai, kai su Wagyu mėsa pas mūsų mėgiamą Eugenijų jie padarė tą griliuką. Bet jeigu tai būtų Halės burgeris, čia vėl reklama užsiema mane. Ne, nu tai mes viską reklamuojam. Bet Halės burgeris... Jie gal po to sumokė. Žinai ką, nelabai aš randu užžyginių, kur tu galėtum naktį gauti gerą fish and chips, bet fish and chips jūs nežinot, jūs nebuvot toj kultūroje, gal negyvenot, o aš tai buvau. Ir kur naktį tu eini po baro, ne, ir yra kioskas, kuris daro, tau tik pagautos žuvies fish and chips su mash peas visu to reikalu ir tau sudeda į tą dėžutę, supranti, prikrauna su to bulvytėm grysi tokiam, supranti, lėjotom ir tu nešiesi visą čia, taip ir... Žiūrėk, aš tau atsakysiu paprašiau. Aš alergiškas jūrai, tai... Tai aš dėl to ir sakiau. Tai gerai, tavo pasirinkimas yra chips.
prieš burgerį. Tavo tik čip. Ne, vis tiek burgeris būtų. Nu gerai, su tais žirneliais. Lema, žinai ką, gal, žiūrėk, kadangi turim pizzą praėjusią, ne? Nu. Reikia burgerį dėti. Tu negalvok, tai negalvok, nes ten su kuo jau, palauk. Reikia burgerį dėti, reikia. Tu matai, nežinai, iš kurio brenketo eina. Ne. Nu, jis jau Ne, aš žiūri, žinokit, nusižiūrinėja. burgeris vienareikšmiškai. Ta prasme, ne. Žiūrėkit, jo. Žiūrėkit, iš tikrųjų tai niekas nepakeis tikrai labai labai gero, su gera mėsytė burgerio. Nepakeis. Jokia žuvis Jokia nepakeis žuvis mėsos. nepakeis. Ir bet kokiu atveju prie burgerio irgi bus čips. Mėsos, žinai, man va, žuvis mėsa, žuvis gei, biški, žinai. Gerai, einam. Gerai, čia pakankamai manau, kad gal bus lengvas, bet fried chickenas koks nors? Čia deep friedas, ne? Nu, deep Jo. fried chickenas koks nors prieš čipsus. Čipsus mes turime menį čipsus, ne. Čipsus tiesiog čipsus. Čipsus, jo, čipsus. Ne britiškai čipsus. Ne. Aš turiu visišką priklausomybę fryintom juostelėm vištienos. Bet šviežiom, šiltom defryintom juostelės su padažiuku visišką priklausomybę. Jeigu man padėtų ant stalo čipsus ir fryintą vištieną, nors suvalgyčiau tos fryintos vištienos. Ir po to čipsus suvalgytum vis tiek. Nėra taip, kad tu išmestum It's a čipsus. possibility. Todėl, kad once you pop, you can't stop. You can't stop. supranti? Tai irgi. Bus iškirpta. Jo, That's what Gerai. she said. Jo. Ne, aš tai čia manęs neklausia, bet aš pasilaikysiu tada savo, nes turiu... Baumila vėl, that's what she said, Vaidus dar. Vaidai, Ką? tavo pasirinkimas. Ne čipsai, ne. Fried chickenas? Nesu čipsų fan. Ne? Aš dar pažiūrėjau, kažkada Louis, yra toks serialas Louis, apie Louis C.K. pagal savo gyvenimą padarė labai geras. Žiauriai geras serialas. Ir... Kaip masturbuojasi prie savo kolegų, irgi gal yra serija. Ne, nėra tos serijos. Nu, bet čia... Kaip jūs Nes žiūrite? jau apie savo gyvenimą. Bet ten dar ankstesnė fazė. Čia prieš cancel. Jo, prieš cancel kultūrą dar buvo. Tai esmė yra tame, kad aš ten pamačiau, kaip jis deep fryina tą vat tikrąją amerikietišką Vištą? vištą, Ką tu, kokį vištieną, žodį tu pamiršai? bet tokiam kiekį margarino to ir dar tą pačią vištą įsmirko ne džiūvėsėliuose, o traiškytuose fleikuose. Tai traiško fleikus, tada džiūvėsėliai, tada fleikai, tada miltukai. Kalbant apie aktorius ir gamybą, tai ką papasako yra nuostabu, bet Stanley Tucci ir jo itališkas heritage, taip kaip jis į Italiją važiuoja. Stanley Tucci yra mano, dabar myliu, absoliučiai. Kaip jisai ten su savo močiutėm, ten kažkokiam Italijam, ten gamina tos njokius. Labai gražų serialą padarė apie restoranėlį. Tučis, beje, turi. Čia jo, Jo, taip. Tai ten Nonas, taip ir vadinasi filmas, man atrodo. Ai, filmas yra, yra filmas, bet labai ten fainas. Tučis, ne. Čia real story apie... Supratau, serialai, jūs visus matėte. Čia filmas. Tu šnekė apie Taip, apie filmą, čia filmas. Netflix'e yra... Bet kaip suprantu, čipsai eina į klozetą? Taip. Ko Deja, šitam? Kaip Tam ta prasme. žinau, kas žiūrės šitą podcastą ir jau žinau tuos veidus ir tos žmonės, kurie sakys gaidys. Ką tu padarėjai? O tu Jie tada priims tai sakai... asmeniškai. Ne, žinai. bet tu supranti, kad jau sakys, dabar tu nebegali valgyti šitų dalykų. Bet Jie žinok, atims tau aš- iš Aš rankų. žinok, atsimeni, kaip tu pasirinkai tada. Aš žinau, kad aš retai tos čipsus valgau. Nu tikrai, jeigu atsineša, kas su manimi yra vienas dalykas blogai. Aš be proto myliu saldumynus, tai ir čipsus ir viską, tik padėk šalia, bet tai aš dėl to pats ir neperku. Šiaip paskutinį dalyką, ką aš perku, nežinau, ar įrašiai ar neįrašiai, siemkos. Ta prasme, hebra, siemkos taip grįžo. Aš valgau saulėgražas, va tai Paprastas marozinį, žodžiu. prasme- Paprastas sūdytas. kas yra. Marozinį. Bet jūs pastebėt vieną dalyką, kad svetimi čipsai yra gerokai skanesni negu savi. Nu, tai. Mokyklo visą svetima bandelė būdavo Aš skanesnė. savų, pavyzdžiui, neįveikdavau pakelio O jeigu svetimų. dar atimdavai. Ir visada arba tas duok paragaut. Tipo, kur... Duok, Nesvarbu, niekada kad kasdien neragavau. gauni. Ten ta, žinai, o dieve, bandelė žudėšėlė. Ir, supranti, tokio tą didžią bandelę ir duok paragaut. Ir jis žino, kai paskutinį kartą tu ragavai tos bandelės. Buvo tas. Tai jam liko tiek, supranti. Arba ir būna, tu- kur dešrelę nukanda ir tada duoda bandelės. Duogi vienu, kai aš tau atiduosiu. Pas mus būdavo vienas draugelis fulę pažaisdavom ir jis vienintelis šaibų turėdavo, nusipirkdavo kolos 0,5 ir tokie 8. Nu, tipo, duok atsigert, tai jis darydavo taip, atsisukdavo.
Kiek likdavo dalinkitės? Pasimkit. Pasimkit, bomžai. Lemba, bet visada pirmas atsigeria pusę ir toks, nu, kaip geras draugas. Pusę dar 8. Tipo. Gerai, fried chicken įvaro. Gerai, kad turiu justą, blemba, justelis visą laiką, tipo, valgysi apelsiną. Žinai, kad reikia pasiūlyti. Valgysi apelsiną? Ne, aš tai nenoriu. Pradedi valgyti apelsiną. Du pusę. Tipo, nu, va tie žmonės. Kažką primena, kur, davai užsisakom ką nors. Aš tai nenoriu. Tikrai nenori. Ne, nenori. Ir tada tas šuniuko akis šalia. Skaniai atrodo. O duok tą paragauti vieną. Fuck. O jum irgi yra, kad biški gaila kartais dalintis Tai gaila? maistu savo. Mano bratkis toks dalykas yra maisto dalinimas. Man tai... Nu, bet man irgi kažkoks yra, matai, ypatingai, jeigu tu valgyt labai nori, tai tada tikrai gaila. Nes jeigu užsisakai, nu, tapsa, didesnį kiekį, dzin. Tai aišku, kad Bet užsisakai kada didesnį užsisakai, va tiek, kiek reikia, motherfucker. Bet žinai ką, man atrodo, kad tu turi tada setinti taisyklės. Neveikia. Tipo, Neveikia. Tu tikrai nenori? Tikrai. Aš užsisakinėju šitą, nes aš noriu viso jo sau. You get it? From my sign language. Neveikia. Tu žinai, kad tai neveikia. Tau pasakys tuo metu, jo, viskas gerai, bet kai atvažiuos, Gal dėl to mes ir vieniši esam. greičiausiai. Per daug maistas. Einam, hebra, nes mes šiam žinai, mes taip ir liksim vieniši, man atrodo. Toliau. Karšti sumuštekai. Aš esu... Prieš kibinus. Oi, easy. Belešus, čeburėkus ir visa kita. Ne, sorry. Aš esu visiškas vaikystės dalykas, man yra vienas labiausiai comfort foodų, aš po šiai dienai man yra geriausias snacksas, namie tiesiog karštas sumuštinis su sūriu, keptas orkaitai. Žiūrėkit, aš jums ką nors padarysiu karštą sumuštinį, aš mėgstu. Tu ekspertas? Ta prasme, aš darau gerus karštus sumuštinius, tikrai, aš ninjos savo tam airfryerį. Eit. Airfryerį, jau kažkas negerai man skamba. Patikėk su manim. Yra nuostabus receptas su grūdėta varškė. Jau jis nevalgys, jau jis... Ne, kodėl? Aš tai alergiškas esu, varškė grūdėti. Nepradeda. Aš negaliu. O tu šitam, kaip ten, šitam pieną? Aš tik jūrai. Jis nieko nevalgo iš tikrųjų. Meluoja. Pomidoro jis nesuvirškina, grybo nevalgo jisai. Bet aš, pavyzdžiui, viską valgau ir žmonės, kurie ten, tipo, man tai pomidorai šlikštu. Nu kaip šlikštu, tengi vanduo. Aš dabar realiai valgau viską, išskyrus tai, kam aš esu alergiškas. Išskyrus nieko. Yra dalykai, kurių, nu, pavyzdžiui, aš niekada neatsikasiu pomidoro kaip obuolio, nes aš nematau prasmės tame, nu, man neskanu. Lietuviška ta geltona. Esu, Vaidai, net nebandyk. Bet pomidoras man yra nesiejamas patiekalų dalykas. Man yra žiauriai skanu. Kai būsi Italijoje, paprašyk, kad tau duotų pomidorą. Turginį pomidorą. Ateik ir sakyk, I want a pomidorą. Tau, kai, nežinok, Gerai. Gerai, einam. Supratau. Karšti sumuštiniai, vienareikšmiškai. Aš turiu visišką tam fetišą. Myliu kibinus, beje. Sorry, bitė. Hotdogai prieš ledus. Ką, apsišykot jau? Čia šiaip hard. Ledai? Aš tai vapšė saldumynų šiaip nelabai mėgėjau. Aš žinok, greičiausiai irgi eisiu į ledus dėl vienos paprasčiausios priežasties. Kažkurie patiekalai mano jau praėjo. Tai aš negaliu atsisakyti to, vat, nu... Ledai, ypatingai tie, kurie atkeliavo iš Kauno į Vilnių, ta ledainė. Kas čia vyksta? O Dieve. Kaunai. Kaunas. Ne, nemažai dalykų iš Kauno į Vilnių. Nemažai gerų dalykų, kurie yra Kaune, po to jie atsiduria Vilnių. Gerai, kadangi jūs abu už ledus, nesvarbu, aš gal irgi... Bet hotdogai yra gerai. Aš kai išvarau pabėgio, dabar geras oras, aš visada baigiu savo treniruotę kažkur tai Gedo prospekte, kur yra tai ledai. Specialiai aplink ledai. Ant kampo ta? Taip, tai čia tai ir yra. Aš varau pasimti du skupsus. Ten amžinai vasara, ten yra amžinai eilės. Tu Kaune nematei Laisvės alėjų, kas daros. Tai išsiparduoda, kol tu prieini eilę, nieko nebeliko. What? Tai kam aš eilėj stovėjau? Taip. Ten taip yra. Bet pistaškių jie būna pasiruošę. Ten viskas yra gerai. 13 kibirų. Gerai, let's go. Toliau pas mus yra mac and cheese'as. Prieš guminukus. Oi, easy. Easy guminukai. Makarai. Gerai, tavo mac and cheese'as su žuvim. Fuck, šiaip tai guminukose yra žuvies. Jo, mūsų draugelis vieną kartą kuris alergiškas. Guminukai. Čia jau tu gali pasiimti. Žiūrint, kokie guminukai. Tie, kurie padeda geriau užmigti. Tu čia apie tai. Ne, bet ir tu tektų atsisakyti.
Nežinau, kadangi manęs neklausėt, aš nedalyvauju, bet aš guminukus renku. Man mac and cheese'as toks labai vaikų patikalas. Nežinau, pats esu gaminęs. Ir hudo. Ir hudo, visiškai. Tai, o fried chicken? Sorry, bet aš pavyzdžiui, turiu 3 variantus mac and cheese'o. Yra vienas grietininis, kitas yra... Gerai, nebesidalink dabar. Tu pasakyk, ką renkiesi. Makarai, vienareikšmiškai. Tau makarai? Aš pasakysiu, man nežaidžia nei tie labai. Tai tu sakai makarai, tu sakai... Aš tai guminukus renku. Guminukai. Tu sprendžiamas balsas. Ne, tu sprendžiamas balsas. Aš pasakiau, nes aš tiesiog mėgstu labai. Sakau, nestovi man nei nuo to per daug. Ne tie guminukai. Ai, gal į miltus. Į miltus? Jo. Nu gerai, mac and cheese. Kaip sportuojantis žmogus, normaliai. Nu gerai, einam į pirmąjį. Bet guminukus aš, beje, kai trailus bėgioju ilgus, tai turiu ne tik ten tablečių visokių druskų. Skamba įdomiai. Ne apie reivus šnekam, apie sportą. Aš ne tik tablečių, kaip bėgioju, aš ne tik ten... Yra tokios druskų tabletės. Jo. Tai visko priskraunu, bet žinok, ir Haribo maišelį įsidedu. Okay. Yes. Gerai, einam į antro etapo susitikimą. Pizza prieš kebabą. Jau daras biškį sunkiau. Čia mes jau pirmą pravarėm? Ai, čia tu tik vieną pusę. Ne pizza vieną, čia jau 2 pusės. Užtenka jau. Pizza vis tiek? Pizza. Ta prasme... Problema, žinau, gali būti, aišku, ta prasme, kebabas verkia kampe kažkur, nes jį tiesiog apie jį net nebekalbam. Pizza all day long, žinok. Mažutį pizza all day long. Dieve mano. Nu gerai, burrito prieš burgerį. Čia beje, aš pizzos nedėčiau prie junk foodo labai. Tai nėra masterpiece. Jo, bet čia žinai, kaip pavadinsi. Čia kaip pavadinsi. Nu gerai, einam toliau tada. Čia nėra didelės kovos. Burito prieš burgerį. Jau apkalbėjom, daugiau dabar jau tik rinktis bus sunkiau. Nu, tu tai esi burrito, žinai, ambasadorius. Lemba, matai, aš dabar žiūriu iš kitos prizmės. Burritos yra labai gerai ir aš galėčiau valgyti. Nebežiūrėk iš kitos, tu jau pasirinkai. Esmė yra tame, kad burgerius gali pardaryti įvairiau negu burritos. Jeigu visą gyvenimą tektų atsisakyti arba burrito, arba burgerio, tai gal aš atsisakyčiau vis tik burrito. Aš irgi čia burgeris su burritu. Nes matai, tu gali vien uždėjęs karamelizuotus svogūnus ant burgerio. Plus aš burritą su kebabu dėčiau vienoj eilėj, žinai? Truputį. Nepradėjau. Nu, bet kebabas jau pralaimėjo savo. Tai va, tai aš ir sakau, jeigu kebabas jau pralaimėjo savo kovą, tai burritas gali su juo ten ir laižytis. Tai dabar burgeritas eina, taip? Jo, burgeritas. Okay. Nu gerai, čekinam, kas toliau. Fried chickenas prieš karštus sumuštekus. Man tai karšti sumuštekai yra toks vaikystės. Taip, aš toks vaikystės skonis, tas vargšas batono gabaliukas, kartais tik su sūriu ir kečupu. Ir to užtenka. Man papjausydavo tų pieniškų dešelį ir uždėdavo... Ne, tai čia aš sakau, pats pigiausias tas variantas, kai nebūdavo šaibų. Bet tai yra nuostabu. Aš pasakysiu taip, aš nuėjau pas savo draugą, kuris turi tikrai labai gerą restoraną Vilniuje. Labai labai fainą restoraną. Ir mes ten atvarėm pietų pavalgyti. Ir ten pietų pasiūlymas buvo makarai ten su tūnu, ten tas, anas, trečias, ketvirtas. Ir Lukutis, mano draugelis, sako, yra fokačia su, fokačia kumpis sūris. Užsisakė iš to, mes visi ten valgom savo patikalų, jo paragavom fokačia su kumpis sūriu. Galvoju, seni, kodėl aš ne tau užsisakiau? Viskas aišku. Viskas aišku. Sumuštekas sumuštinis yra viskas aišku. Tai gal tas viskas aišku ir yra pasirinkimas, žinai, dažnai. Tipo, tu niekada per daug nesuklysi su sumušteku. Per daug tu nesuklysi, nes tu žinai, kad ten bus duona, šviesi, tamsi, tu žinai, kad ten bus kažkokio sviesto, nesviesto, aliejaus, ne aliejaus, žinai, olive oil, whatever, kažkokios truputį, žinai, aš jau fantazuoju, žinai, tu jau gamini. Aš jau fantazuoju, žinai, burrata, rukola, pesto, padažiukas, žinai, sumuštinis yra maža pica, iš tikrųjų. Ar tik nesusitiks maža pica su didelė pica. Aš atsimenu, aš turiu tą vakarų tokį visiškai reikalą, kur būna, tokių neužmiegi ir kokį 11, pusę 12.
Batono. Man atrodo, yra metas. Bet aš jums Biškį siūsiu, žinokit, pakelt savo. specialiai, aš jums dviem siūsiu specialiai tyčia iš Japonijos naktinio gyvenimo, ten rameniukus visokius ir... Tu išvažiuoji dabar, ne, greitai. Jo. Ačiū tau. Gerai, Faina. ką jūs renkatės? Sumušteka, vis dėlto Sumušteka. sumušteka. Senas geras. Senas geras. Senas Vaikystės skonis. sumušteka. Gražu gal to žodžio vartot, čia gal užsipuls mane buterbrodas. Buterbrodas. Aš niekada nevadinsiu karšto sumuštinio buterbrodo. Bet čia yra principo kita reikalas. klasė. Čia yra kita klasė. Jo, bet nu, Buterbrodas su anksčiau, šlapenka. Kai toks augom, yra, gerai. tai pavadindavo. Jo. Taip, nu, Ir čia nieko, jau nieks nenumirė. identitetas. Gerai, žiūrim toliau. Mac and cheese'as prieš ledus. Man ledai, Easy? man turi Ledai? likti ledai. Ledai. Man turi likti ledai. Tavo ledai irgi su žuvim. Tau viskas yra su žuvim. Gerai, nebedaug liko. Stay with me. Picitė prieš burgeriuką. Ai. Ko jums ta pica taip patinka? Kadangi tu gali turėti kalzoną. Aš taip už pizzą. Vis dėlto pica vis tiek? Žinok, pica. Tai gal man jau rašyt, kas laimėjo? Dar aš jau žinau finalą. Man atrodo, Didelė žinau pica finalą prieš mažą picą. jo, tai iš esmės, žinai. Nu tai einam, nedaug liko. Nu tai gerai, sumušteka ir ledai tada. Nu, Bet sunku, ne? čia yra skausminga. Atsisakyčiau aš saldumo gyvenime, man atrodo. Aš saldumo atsisakyčiau. Aš, man atrodo, žinok, irgi. Aš geriau atsigersiu ko nors gaivaus. Ai, ir su bet čia gazu. karšti sumuštiniai, galvojau. Ne, Ar nebūtinai karšti, o jeigu šalti. Tai yra ice cream sandwich. Sumuštinis yra sumuštinis, dude. Jo, prasme, Ne, nu, ne. buvo parašyta karšti, po to mes jau perėjom, kad gal... If ir it flies and paprastas, if it flies and quacks, must be a duck. Ne, viskas. Nu, tai kas? Čia karštas sumuštinis. Ledai skrenda lauk? Jo, skrenda. ką Bye darysi? bye saldumynai. Nu ką darysi? Nu, aš geriau, tokiu atveju, aš pasimsiu šaltos skambučios arba kokios skolos ir patenkinsiu savo tą poreikį kažkokio gaivos, bet karšto sumuštinio ne. Gaila tų ledų, blem. Gaila. Labai šiaip gaila. Aš iškart įsivaizduoju vieną kitą variantą, kurį aš dabar Šiaip mielai gal finale suvalgyčiau. tikrai labiau tiktų, žinai, kad ledai. Ne, jau viskas. Hebryte, mes turim didelę pizzą prieš mažą pizzą, Kuri... kuri... Tai kam rinktis, jeigu... Kuri abi picos? Lietuvoje iš esmės. Čia iš esmės yra, ar laimės Gianluca, ar laimės mūsų Bet jaunystė. kalbant apie Gianluca, jisai daro labai gerus sumuštinius. Ne, tai aš įsivaizduoju, kad Labai jis gerus darus geras. sumuštinius. Yra prie pat manęs, gatvėje galbūt jis- mokykla, yra mokyklos kampe yra kavinukė, tos Mhm. mokyklos. Ir ten Gianlucos yra va, ta kavinukė, ten daro ir visokius sumuštinius ir taip toliau. O dieve, kokie ten fokačios. Šiaip būtų keista, jeigu virėjas darytų blogai kažką. Žinai, jeigu pamatysi, kad nors Gianluca, paprašykis tau pomidoro. duos Plius skanų. ir Gianlucos ir ledai. Gianluca labai tikrai geri. gali duoti. Gianlucos ir ledai labai. Jo? Labai geri ledai. Gerai, Okay, tai turėsim galėtų, omeny. nežinau, reikės kažkaip čia. Tai mes turim finalinę Tai dvikovą. pizza, tiesiog nusprendžiam, kad pizza, ar ne? Nebūtinai. Palauk, ne, dar. 3. Žiūrėkit, aš tai tiesą sakant nustembu, kad iš dešinės pusės išeina sumuštekas. Nu, keistokai, taip atrodo, gal nebūčiau pasakęs, bet pizza prieš karštus sumuštekus vis tiek mes turim išrinkti. Ir kaip aš suprantu, kadangi pizza taip clean sweepino vieną pusę, Tu žinai ką? nelabai dar. Dabar aš taip galvoju, žinai, ir man net... Biški gaila, ir man, sumušteko. supranti, ir man net toks vat graudesys yra. Nu, va, man irgi. Jeigu atiduotumėm, žinai, nesavam, žinai, Nu, aš apie tą patį. jeigu nesavam, ne savo kultūrai. O žinai, jum darydavo mama, kur mama, tėtis, nesvarbu kas, į tą bliūdą užmaišo sūrio, Ir kumpuko dešrytės. pjaustytų dešryčių kažkokių, majonkės. Nu, tai Ir čia kaip Kečupo ir tokią Ir masę. tokią padaro masę ir į tuos užspaudžiamus karštus trikampius sumuštinius. čia yra Ir labai... tada tu Žodžiu, važiuoji. vaikystėj aš negaudavau tos picos va tokios. Ne, tai vaikystėje mes iš vis Supranti? picos iki, nežinau, 10 metų negaudavom. Dabar pica man tai yra, žinai, kur aš galiu nuvažiuoti ten į Italiją ir pasiparagauti ten, žinai, Jo. Palermo, ten kažkur tai picos nerealios. Bet kai pagalvoji, kad mama darydavo ten tuos močiutė, mama užspaustų tos sumuštinius. There's nothing better. There's nothing better. Ir žinai, ką man dar primena, tie trikampiniai sumuštiniai, toks atrodo, kad tu atsisėdi į galą autobusą ir važiuoji palūšę. Kelionę. Kokią nors. Kelionės. Kas pasidarė trikampių sumuštinių?
Kas tu? Ne, nes atidarai ir jau kvepia. Kas atidarė? Davai O dalintis. jeigu dar tie šonai, kur ištekėjęs sūris ir jisai prikibęs prie tų šonų, tu jį taip nulupinėjai ir traškų lydytas. Aš jį gramdydavau nuo pačios kepyklės. Aš jo negalėdavau palikti. Tai mes eliminuojam pizzą? Nu tai kas, nebent tu duodi vieną balą. Klausyk, žinai už ką eliminuojam? Už tai, kad tada, kai Lietuva buvo nugalėjusi Ameriką ir buvo be 5 minučių aukso medaliai, ten pasaulio čempas buvo ar olimpinės? Olimpinė. Ar tikrai olimpinė? 2000-ųjų? Čia tu turiu omeny, kur mes... Ir tada, kur jie įstoja prieš Italiją, ir Italija Tai dėl 3-4 vietos žaidėm su Amerika. Tai čia buvo pasaulio, man atrodo. Tai čia pasaulio. Aš galvoju, būti pasaulio čempionais tikrai galėjo būti. Ir Ispanai, man atrodo. Ir ten buvo labai finalas toks. Žodžiu... Argentina gal? Nežinau, kažkas ten buvo, jo. Anyway, tai sorry, Italai. Sorry. Lietuviški mamos. Čia mūsų kerštas. Babos ir visų kitų. Mes tokie piktą meną. Mes negavom aukso per jūs, tai jūs negausit mūsų balsą. Žanliuką Bazilę kažkoks. Nes čia labai jums rūpi dabar, ką mes nuspręsim, bet tu supranti, kad... Aš buvau tada katedros aikštėj, aš ypač jautrus bičas, kaip pagalvoju. Aš iš tikrųjų esu jautrus bičas. Aš kartais pavaidinu, kad ten, žinai, ten buvo. Aš susitikčiau ten tikrai už tai, kad mano ten tėvą įžeidė, tai duočiau kažkam į lempą. Šiaip daryčiau tai, tikrai daryčiau, bet aš tada stovėjau katedros aikštėj ir mes pralaimėjom prieš Italo. Prieš Italiją. Ir aš tai stoviu ir taip. Aš atsimenu, kad mes, man atrodo, tada buvom išvažiavę ir, tikrai buvo labai liūdna. Labai liūdna. Bet po to atsiėmė, kai Europos čempą laimėjom. Buvai mieste? Atsiėmėm, buvau, kai laimėjom Europos čempą. Ar jums buvo įdomu tada, kada Lietuva laimėjo Europos čempą? Mes visus triuškino. Ne, buvo sunkiausios, aš atsimenu, mano gimtadienio diena buvo rugsėjo 13, Lietuva žaidė su Prancūzija ir man buvo geriausia dovana už tai, kad prancūzai buvo žiauriai stipri tais metais komanda. Ir tada, tai Ispanai finale, bet aš žinau, kad jeigu mes laimim prieš prancūzus tada, viso gero mes esam čempionai. Ir aš finalą žiūrėjau iš lovos, užvertęs taip galvą. Tada buvo be šansų, nėra variantų. Aš tik atsimenu, kad kitą dieną mokykloje visi buvo. Labą dieną, mokytojai. Nes pusę nakties katedrai buvo. Visi buvo truputį Kostai Smoriginai. Jo, tokie. Dangus tau dovanojo aukštį. Ir tokį. Nepatariau namų tarpų, atsiprašau. Bet visiems mokytojams zindo. Mesgi džime šitam sporto salėj 2000 metais žiūrėjom olimpinės žaidynės. Tai mes pas mane žiūrėjom, man atrodo, žiūrėjom, kur Lietuva pralaimėjo Amerikai, kur Šiškauskas prametė baudas. Pas mane, man atrodo, kodėl tau reikia? Su ašara į tokią vietą. O Jasikevičius išverpstės trajako. Net nedametė trajako. Ten buvo... Motherfucker. Tai va, jums italai mes pasirinkom sumuštinį. Kas jums dabar turėtų būti labai skauda. Fukačios. Vis tiek mes nesugebėjom išvengti italų. Sumuštekas irgi vis tiek su kečupu, kuris yra greičiausiai nelietuviškas. Pomidorų padažas. Pomidorų. Pomidorų padažas ar kečupas? Tikrai ne kečupas, bet tebūnė. Pabandyk, kada kur nors sukečuot knygoje kečupas. Visų pirma, pas mus nebesako kečupas. Čia vienas dalykas. Bet, klausyk. Kalbininkų šitą atsiversi. Žinokit, tiek daug žodžių yra pasirodo, kad kirčiuojami ne taip, kaip mes galvojame. Taip, čia kai pradedi garsinti, labai tau naujienų pasako. Privaloma. Aš kada... Hollywoodas. Stipriai, suprantate, prie veiksmėlį. Aš stipriai. Dabar jau niekada nebesakysiu stipriai. Tai aš atsimenu, kai aš dar dirbau teatre, pilna koja pas mus ateidavo žmonės, kurie žiūrėdavo spektaklius ir tada tu vieną kartą per mėnesį gaudavai ant sienos pakabintas raštelis. Seniau į teatrą atsizdavo, jo. Čia toks ir toks aktorius pasakė tokius ir tokius žodžius neteisingai sukirčiuota. Jeigu tai kartosis, tau gali nuimti kažkiek pinigėlių nuo algos. Supranti, va, ir aš vieną kartą suvaidinau spektaklį ir negavau nei vienos pastabos. Žinai kodėl? Nes be teksto buvo vaidmuo. Bet vis tiek visiems ėjau ir sakiau, žiūrėkit, manęs tai nėra.
Ir visi tokie, o jo, ai, durniau, tugi nekalbi. Nu, aš kažkaip tvarkingai mokėjau tą. Ketčiupas. Žinai, kaip O- Aleksandras vadindavo? Iki šiol mane užknisa. Nu, prisiduok. Aš nežinau. Kečiapas. Ai, nes tipo susitinkam. Kečiapas. Susitinkam. Ką- pakalbėt. Aš taip mėgstu su kečiapu. Blemba, kaip užknisdavo. Sakydavo kečiapas? Sakydavo. Aš pirmą kartą girdžiu Gerai, nereikia. Aš Viskas. niekada Šitą iškirpsim, kuris Ne, pirmą kartą. Tu tikrai sakei, kad Tikrai sakei kečiapas. Sakydavo, aš iki šiol atsimenu kečiapas. Aš vieną dalyką tikrai atsimenu, kad jeigu jau sako, tai geriau sutik ir bus ramiau. Viskas, Tiesiog. Aš kebrytė. žinau, kad Aleksandras nemėgsta pravardžių. Vienos konkrečios. Koks šitas flexas? Ne, šitas tai dzin. Aš vienos Nemėgsti konkrečios. vienos. Konkrečios. Kaip tas filmas vadinasi? Kaip mane vadina... Saša. A, jo. Geras filmas, jo. Taip, labai. Jo, gerai, viskas. Aš čia Kebrytė, šitoj vietoje visą kebrytė. laiką sakau, mano vardas yra iš graikų. Kadangi Graikų. mes dar vis tiek darysim apie filmus ir serialus. kaip Šiaip mes suprantu. tikrai galėtume padaryti vat, man atrodo, jeigu mes susėstume trysia, mes čia be perstojo apie Vaidas, žiūrėk, kai apie serialus kalbat, jisai sėdėtų toj pusėje, kai apie filmus čia pereitų. Supranti, nes tu biški daugiau ten, o aš biški čia. Okay. O kaip per vidurį, bendrai apie kažką. Ačiū tau, Taip. Vaidai. Fainai Ačiū. buvo. Važiuosim į Vilnių? Važiuosim į Vilnių. pro kebabą? Jo, reikia. Taip, ačiū Vaidai, malonu Bite. buvo su tavim pakalbėti, ačiū tau Bite, kad pabuvai su mumis ir kitų mes, mes pasimatysime kitose tinklalaidėse. Adios, amigos. Adios. Jie. Все. A nebetulė. Gerai, ką mes dar turim?